Sveiki prisijungę prie pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro organizuojamų nuotolinių mokymų atitikti sankcijoms teismų praktika. Šiuose mokymuose bus pristatoma aktuali teismų praktika tarptautinių sankcijų taikymo ir įgyvendinimo srityje. Tad mokymų tikslas ir yra suteikti dalyviams sisteminių žinių apie tarptautinių sankcijų taikymą ir teismų praktiką, padėti geriau pasirengti ginčų sprendimui teismuose bei užtikrinti veiklos atitikti teisės aktams. Mūsų mokymus pradės Neringa Mickevičiūtė, Eleks partnerė, ir ji papasakos apie svarbius tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išaiškinimus ES ir nacionaliniuose teismuose. Tada turėsime trumpą pertrauką ir mokymus tęs Vilma Višnevskienė, ginčų sprendimo vadovė LTG kompetencijų centre, kuri pasidalins tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patirtimi LTG įmonių grupėje ir jų taip pat patirtimi nacionaliniuose teismuose. Taip pat primenu dėl pažymėjimų, tie, kurie norite juos gauti, jūs turite išklausyti mažiausiai 70% transliacijos laiko ir transliacijos laikas yra fiksuojamas tik tada, kai transliacijos langas atidarytas visų dydžiu, tai yra nesumažintas, ir dalyvis mokymų metu nesinaudoja kitomis programomis, įskaitant elektroniniu paštu. Taip pat primenu, kad kiekvienam išsiųsta yra individuali transliacijos nuoroda ir transliacijos laikas pažymėjimui gauti fiksuojamas tik žiūrint per gautą nuorodą. Jeigu nuorodą dalintumėtės su kolegomis, tai irgi yra rizika, kad susidursite su transliacijos trukdžiais ir nei jūs, nei kolegos pažymėjimo negausite. Taip pat transliacijos laikas nėra fiksuojamas, jeigu mokymus žiūrėsite YouTube platformoje. Tai atrodo, svarbiausius akcentus pasakiau, dabar linkiu gerų mokymų ir kviečiu Neringą pradėti. Ačiū labai, sveikinsiu su visais, labas rytas, esu Neringa Mickevičiūtė, Eleks Valiūnas, advokatų kontoros finansų bankininkystės praktikos partnerė. Ir kasdieniam darbė iš tikrųjų pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir sankcijos yra mano pagrindinės sritis ir komandos. Ir šiandien tikrai man asmeniškai labai džiugu kalbėti šitą temą, kurio pakviesta esu kalbėti, kadangi tai tikriausiai yra viena įdomiausių sričių ir temų, kalbant apie sankcijų reikalavimus, supratimą ir įgyvendinimus, tai būtent tai, ką galiausiai pasisako ir paaiškina teismai, ar teisingai suprantam ir praktikoje įgyvendinam dalykus. Tai tikiuosi, kad ateinanti valanda su manimi neprailgs, kadangi stengsiuosi padengti šiandieną tokius dalykus. Pirmiausia, trumpai norėsiu papasakoti apskritai, kodėl svarbus mums yra teismų išaiškinimai tiem, kas galbūt ir kasdien susidurėt, arba nebūtinai kasdien, bet su teismais susidurėt, tai bus tikrai tokia žinoma ir paprasta informacija, bet vis tiek norėčiau užsidėti tą akcentą, kodėl vis dėlto teismai šitam kontekste mums svarbus. Tuomet pasidalinčiau keletų laukiamų prejudicinių sprendimų informaciją. Tai čia iš tikrųjų Lietuvai aktualūs prejudiciniai sprendimai, laukiam dėl jų tiesiog paskutinių galutinių išaiškinimų iš ES teisingumo teismo. Tai manau, kad tikrai bus įdomu suprasti, kokios situacijos kilo Lietuvoje, jeigu dar apie jas negirdėjote, ir ką gali lemti būtent tose situacijose ir apskritai ES teisingumo teismo išaiškinimai. Kaip tai gali pakeisti arba kažkaip paveikti mūsų praktiką. Tuomet norėsiu papasakoti apie kitus aktualius ES teismų išaiškinimus ir sprendimus skirtingose srityse, tai prakeliausim pro skirtingas temas, tai nebūtinai bus susiję su finansų sektoriumi tik tai ir kitas reguliavimas, kuris gali būti aktualus verslui. Ir galiausiai pabaigsiu aktualiais naujais nacionalinių teismų išaiškinimais. Tai tikrai bus tokia naujausia, šviežiausia informacija iš pastarųjų metų, kurią galbūt dar mažiau analizavo, tai tikiuosi, kad bus įdomu ir naudinga. Tai pirmiausia, kaip ir minėjau, trumpai apie tai, o kodėl mes kalbam apie teismus kaip kažkokį aktualų subjektą šitoje temoje. Tai priminsiu tiem, kas galbūt mažiau susidurėt, kad būtent Teisingumo teismas ir kiti ES teismai ir bendrosios kompetencijos teismas
gali pateikti išaiškinimus dėl ES teisės. Tikrai, visi žinote ir suprantate, kad sankcijos ir sankcijų reglamentai yra tiesioginio taikymo ES teisės aktai. Ir be abejo, net ir turėdami juos įgyvendinti tiesiogiai, mes galim ne visai aiškiai žinoti ir suprasti, o ką reiškia tam tikros sąvokos, ką reiškia tam tikri reikalavimai ir jų apimtis. Su ta pačia problema gali susidurti ir nacionaliniai teismai. Kad ir kaip keistai galėtų skambėti, nacionalinių teismų teisėjai irgi gali tiksliai nežinoti, kaip vienodai, vieningai taikyti tam tikrus reikalavimus ir teisės nuostatas jų konkrečioje byloje. Ir tokiu atveju nacionaliniuose teismuose teisėjai bet kuriuo momentu turi teisę, o kartais turi pareigą kreiptis į ES teisingumo teismą prie judicinio sprendimo. Tai prejudicinis sprendimas yra toks prašymas išaiškinti teisės aktų nuostatas, kai yra sustabdoma pagrindinė byla ir joje iškyla būtent teisės klausimas. ES teisingumo teismui priėmus sprendimą prejudicinį ir paaiškinus tam tikras teisės nuostatas, vėlgi grįžtama į pagrindinę bylą nacionaliniame teisme ir ten pabaigiama spręsti pagrindinė byla. Tai šiuo atveju, kaip matot, būtent šitas veiksmas ir pasikreipimas, kuris leidžia teisingumo teismui suformuoluoti prejudicinį sprendimą, mums yra vienas pagrindinių šaltinių, iš kurio gauname supratimą, kaip ES mastu reikia vieningai ir vienodai aiškinti teisę. Kadangi toks prejudicinis sprendimas jau jis tampa privalomu ne tik konkrečioje byloje ir konkrečiam teismui paprašysiam tokio prejudicinio sprendimo, jis tampa privalomu visom šalim narėm, siekiant vieningai ir vienodai taikyti teisę. Tai šiek tiek tos tokios sausos teisinės informacijos apie tai, o kodėl mums ES teismų sprendimai būtent sąsajoje su europiniam sankcijom yra svarbus. Papildomai paminėsiu, kad net ir be prejudicinių sprendimų yra įmanoma tiesiogiai ar nenukreipinėti pasikreipimus į ES teismus, tai tokių pasikreipimų iš tikrųjų yra labai nemažai. Pagrinde jie yra arba tiesiogiai dėl į sąrašus įtrauktų asmenų, tai reiškia į sąrašus įtraukti sankcionuoti subjektai kreipiasi į ES teismus tiesiogiai, bandydami ginčytis tokį įtraukimą. Tai apie tokias bylas šiandien nekomentuosiu, jos pakankamai garsiai yra nuskambėję ir pakankamai aiškiai ten tie sprendimai formuluojami. Taip pat kreipiasi nacionaliniai subjektai ir dėl kitų ribojimų, tarkim sektorinių ribojimų. Ir keletą tokių atvejų paminėsiu, kadangi tikrai yra pakankamai įdomu, kaip kitos šalis ir kitų šalių verslo subjektai supranta tam tikrus reikalavimus, galbūt piktinasi kai kuriais reikalavimais, sankcijų arba ribojimais, tai apie tokius atvejus šiek tiek trumpai pasikalbėsim. Tai po tokios trumpos įžangos, o kodėl vis dėlto mums yra svarbu tie europiniai ypatingai sprendimai ir apskritai ir nacionaliniai sprendimai kaip teisės taikymo tokie šaltiniai. Dar šiek tiek statistikos, kad vis dėlto mes sankcijų sritį europiniu lygiu turime kaip tikrai labai labai aktyvę. Ir bylų sankcijų įgyvendinimo kontekste yra labai nemažai. Turime jų nemažai ir nacionaliniuose teismuose, bet ir europiniai teismai tikrai turi stipriai ką veikti. Tai jeigu iki 22 metų ir iki tikrai labai tokių beprecedenčių priemonių Rusijos programoje sankcijų, tos bylos buvo tokios retesnės. Ir jum tikrai, ypač kuriem daugiau dirbate su sankcijų sritimi, bus žinomi ir tie tokie svarbiausi precedentai sankcijų srityje, Afrasiabi byla. Tai dažniausiai tai buvo iš tikrųjų dėl Irano programos tie sprendimai priimami ir šiek tiek taip ganėtinai retai dėl kitų programų. Šiai dienai tikrai pati aktyviausia programa yra Rusijos sankcijų programa ir dėl Rusijos sankcijų programos mes turime bylų, turėsime bylų ir tie ateinantys išaiškinimai labai aktyviai ir toliau formuos visą sankcijų teisės sritį ir apskritai reikalavimų ir draudimų supratimą. Todėl tikrai ypatingai, kas dirbate daug su šitą sritimi, linkiu aktyviai sekti, kadangi tie išaiškinimai labai stipriai formuoja, kaip mes praktikoje suprantame tam tikrus reikalavimus. Tai pereinam jau tada prie tokių įdomesnių praktinių dalykų ir pratęsiu su dviem prejudicinio sprendimo prašymais kilusiais iš Lietuvos.
Tikrai matyt taip iš profesinės pusės, tai galiu pasidžiaugti, kad šitie kreipimaisi yra labai įdomus, labai svarbus. Ir vienas iš jų, antrasis, apie kurį daugiau papasakosiu, tiesą sakant, sutraukė ir labai daug kitų šalių nuomonių, kurios aktyviai dalyvavo tiek teikdamos savo rašytinius paaiškinimus nuomonės, tiek žodinėme bylos nagrinėjame posėdėje. Tai tikrai akivaizdu, kad Lietuvoje iškilusios problemos yra aktualios visos Europos mastu ir visam ES reglamentų taikymų supratimui. Tai pirma byla, kurią noriu šiek tiek tai plačiau pakomentuoti, yra atkreipti dėmesį ir ypatingai atkreipti dėmesį, kokį poveikį tai gali turėti toliau ir mūsų tokiam pat kasdieniam veikime ir supratime. Yra byla kilusi ir prejudicinio sprendimo prašymas kilęs iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Ir šių metų vasario mėnesį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas susistabdė bylą ir pasikreipė į ES teisingumo teismą tokiomis faktinėmis aplinkybėmis. Byla kilo tarp pareiškėjo AB Interao Lietuva ir atsakovo FNTT, mūsų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos. Kaip žinote, o kas nežinote, tai tik priminsiu, kad AB Interao Lietuva yra įtraukta į FNTT sąrašą subjektų, kurie laikomi susiję kontroliuojami sankcionuotų asmenų. Ir tiem, kas mažiau prisimenat, priminsiu dar, kad pagrindas AB Interao įtraukimo į FNTT sąrašą buvo nustatyta sąsaja su Rusijos federacijos prezidentu Vladimiru Putinu. Na ir tiem, kas galbūt mažiau įsigilinę į faktinės aplinkybės, priminsiu, kad tiesioginės, tokios nuosavybės, kažkokio faktinio nustatymo šioje vietoje nebuvo ir be abejo, visi suprantam, kad Vladimiras Putinas nėra nurodytas prie AB Interao akcininkų arba tiesioginių kažkokių naudos gavėjų. Aplinkybės, kuriomis FNTT priėmė sprendimą dėl AB Interao Lietuvoje įtraukimo į savo sąrašą, buvo šiek tiek tokios, tarkim, platesnės ir interpretacija buvo platesnė. Tokios interpretacijos nėra nurodyta be jokios abejonės reglamente. Šiek tiek tokios užuomazgos interpretacijos yra nurodytos Europos komisijos gerosios praktikos dokumentuose. Ir būtent ta interpretacija platesnė, kuri formavosi mūsų institucijoms vertinant, kaip tam tikros įmonės gali prisidėti prie valstybės agresorės apskritai ekonominės galios, industrinio pajėgumo, kaip jos gali būti svarbios valstybės agresorės ekonomikai. Būtent visos šitos aplinkybės lėmė, kad identifikuojant sąsają AB Interao su sankcionuotu subjektu buvo į sąrašą Interao įrašyta prie Rusijos federacijos prezidento. Ir tuo pagrindu be jokios abejonės buvo užšaldytos ir sąskaitos, priimtos šaldomosios priemonės ir turtas, ir akcijos panašiai. Ir tai sukėlė ne vieną ginčo situaciją, bet konkrečiai šio ginčo atveju kilo klausimas, kuris galiausiai nukeliavo iki aukščiausiojo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Ir teisme iškilo keletas esminių klausimų. Jos galima suskirstyti taip į dvi kategorijas. Viena klausimų grupė buvo susijusi su tuo, ar iš tiesų subjektui buvo sudaryta tinkama teisė į gynybą, nuo tokios sąsajos nustatymo ir tokių faktinių aplinkybių konstatavimo, kas sukėlė tolesnės teisinės pasekmes. Ir kitas klausimas buvo susijęs, o vis dėlto kokiu būdu buvo nustatyta šita sąsaja. Ar jinai tikrai buvo pagrįsta ir ar tai buvo padaryta tinkamai. Kadangi šitas klausimas pasirodė toks tikrai ne tik lokalus ir ne tik nacionalinis, Vyriausias administracinis teismas labai aiškiai ir taip nedviprasmiškai konstatavo ir suprato, kad pats vienas atsakyti į šitą klausimą neturi galimybės, kad tai paveiks ES teisės interpretavimą ir aiškinimą, todėl buvo pasikreipta į ES teisingumo teismą
su prašymu atsakyti į keletą klausimų. Ir tie klausimai suformuoluoti tokiu būdu, aš pasistengsiu taip juos, kaip sakyti, praktiškai įgarsinti, kad būtų šiek tiek paprasčiau ir aiškiau. Tai pirmas klausimas, jis buvo labiau susijęs su teisės į gynybą užtikrinimu, tai kokiu būdu asmuo vis dėlto gali apsiginti nuo tokios sąsajos nustatymo, jeigu jo supratimu, na, ta sąsaja yra nustatyta netinkamai, neteisingai. Kur ir kokiu būdu jis tai gali įrodyti, kas tai turėtų būti per procesas, jeigu toks individualus administracinis sprendimas priimamas, ar jisai gali būti, na, toksai viešinamas ir iš karto sukelti teisinės pasekmes, ar kažkoks vis dėlto turėtų būti kitoks procesas, kurio metu asmuo galėtų tokią sąsają, na, bandyti nusiginčyti. Antras klausimas, iš esmės, labai, sakyčiau, svarbus yra ypatingai matyti finansų sektoriui, kadangi finansų sektoriuje, na, pirminis būna tas signalas dėl sąskaitų užšaldymo, dėl lėšų užšaldymo, nustačius sankcionuotą subjektą, kas reiškia, kad, na, labai dažnai finansų sektorius būna ta pirma linija, kuri pastebi, pavadinkim taip, ir atranda sankcionuotą subjektą arba subjektą, kuris turi sąsają su kitais sankcionuotais subjektais, dėl ko priima atitinkamai sprendimą šaldyti. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad antrasis klausimas, jis iš esmės teismas kėlė klausimą, ar atsižvelgiant į tai, kad institucijos mato tikslingumą susijęti tam tikrą subjektą su sankcionuotu subjektu, ar tai turi būti kažkaip procedūriškai aišku ir visais atvejais visi vienodai galėtų tokį patį sprendimą ir išvadą padaryti. Tai taip dar labiau paprastinant šitą teismo klausimą, galima jį transformuoti taip, kad jeigu nėra kažkokių procedūrinių taisyklių, kaip galima nustatyti sąsają, ypatingai per sektoriaus svarbą, per politinio svorio svarbą to sektoriaus, tai vis dėlto tą sprendimą gali bet kas padaryti. Na? Tai toks klausimas iškilo ir aišku, šiuo atveju tą sprendimą padarė ne bet kas, tą sprendimą padarė FNTT, bet, na, teismas išsikėlė klausimą, ar tam turi būti kažkokios procedūrinės taisyklės ir aiškumas. Ir galiausiai, aš sakyčiau, pats svarbiausias klausimas iš prejudicinio sprendimo užklausos, tai iš esmės klausimas, kuris, manau, irgi bus svarbus ir ateityje, kadangi, na, šituo faktiniu pagrindu yra keletas subjektų, kurie, na, įtraukti ir į FNTT sąrašą ir kuriem yra pritaikytos šaldymo priemonės. Tai šitas klausimas iš esmės atsiremia į tai, ar pakanka pripažinti asmens kontrolę ir laikyti jį susijusiu su sankcijomis vien dėl to, kad, na, tas asmuo, tas subjektas iš esmės tikrai turi didelį svorį valstybėje agresorėje, jos ekonomikoje, kad jisai gali būti laikomas per kelis nuosavybės struktūros lygius susijęs ir valdomas kažkokių politinių asmenų ir subjektų. Ir iš esmės, ar pats faktas, kad, na, galiausiai nuosavybės struktūra pasibaigia valstybiniu sektoriumi, kuris be jokios abejonės jau tada faktas, kad yra susijęs su šalies prezidentu, ar toks faktas yra pakankamas? Tai yra tas faktas, kad jūs subjekto struktūroje turite valstybės elementus, yra pakankamas nustatyti jų tarpusavio sąsają ir laikyti tokius subjektus sankcionuotus, nepaisant to, kad tiesiogiai į sankcijų sąrašus jie nėra įtraukti. Ir čia noriu aš priminti, kad mes Lietuvoje iš sankcijų darbo grupės turime, na, ir tam tikrus praktinius išaiškinimus, kurie gali būti paveikti laukiamo atsakymo. Priklausomai nuo to, kaip į prejudicinę užklausą atsakys ES teisingumo teismas, na, bus aišku, ar mūsų šitas, na, Lietuvoje toks kaip teisingas, suprantamas išaiškinimas ir paaiškinimas kažkaip turės modifikuotis, keistis, galbūt ne taip liberaliai turi būti taikomas, galbūt iš tiesų ES teismas pasakys, kad yra kažkokie, na, reikalavimai nurodyti kažkokius kontrolės elementus. Nes šiuo atveju, na, visi suprantam, ar ne, kad
lietuviškos akcinės bendrovės atveju, parodyti, kokią kontrolę konkrečiai joje turi Rusijos prezidentas, yra neįmanoma. Tai šitas faktiškai yra ir objektyviai tikrai puikiai suprantama, bet esminis klausimas ir yra, ar tuos faktus reikia kažkaip įrodinėti apskritai, ar nuo jų tuomet subjektas gali kažkaip gintis, ar tokios galimybės nėra, ar ne, nes parodyti, kad manęs nevaldo ar nekontroliuoja Vladimiras Putinas, numatyti, kaip sakyti, kaip ir galbūt įmanoma, ar ne, bet kokie tada tai turėtų būti keliai ir metodai. Tai vat, iš šios klausimus visus turėtų atsakyti ES teisingumo teismas, tad prejudicinis sprendimas tikrai matyt paveiks ir tai, kaip mes suprantam, gal kažkiek plačiau Lietuvoje ir kontrolės elementą, ir jo taikymą, ir praktinį įgyvendinimą. Tai tikrai labai laukiamas sprendimas. Kitas sprendimas, kurio mes laukiam ir kuris, tiesą sakant, procese yra pajudėjęs daug daugiau į priekį ir jis taip pat yra ne ką mažiau svarbus, ir aš paaiškinsiu, dėl ko jis jau turėjo tikrai tokį nemažą poveikį ES lygiu. Lietuvoje jau prisidėjo prie to, kad ES teisė ir sankcijų išaiškinimai būtų aiškesni. Tai yra vadinama M-System byla, ir šioje byloje visas procesas prasidėjo, šiek tiek grįšiu į istorijos pradžią, visas procesas prasidėjo, kai, ir čia jau mes kalbam apie Baltarusijos reglamentą, kai Baltarusijos reglamente buvo įtrauktas vienas iš oligarchų, ir Lietuvoje du veikiantys bankai nustatė, kad lietuviškas subjektas, lietuviškas UABas 50% yra kontroliuojamas to oligarcho. Nedelsiant buvo pritaikytos šaldymo priemonės, apribotos sąskaitos. Tai įvyko 20 metų pačioje pabaigoje, tuo metu, kai buvo papildytas baltarusiškas reglamentas. Ir štai nuo to momento prasidėjo ginčas ir procesas. Ginčas pasiekė Lietuvos aukščiausiąjį teismą, ginčo turinys šiek tiek eigoje modifikavosi, kadangi iš pradžių ginče buvo keltas klausimas, ar apskritai į ES reglamentus neįtrauktas subjektas, šiuo atveju ABM System, ar jo atveju gali būti iš tikrųjų automatiškai tiesiogiai taikomi ribojimai. Tai tas klausimas jau galiausiai tiesiog jo nebeliko ginče, bet liko kiti klausimai. Ir tie kiti klausimai iš tiesų atsirėmė ir čia, atsiprašau, įdėjau angliškus tekstus tam, kad geresnis būtų palyginimas tarp reglamento ir tarp Europos komisijos išaiškinimų. Tai pakomentuosiu šiek tiek plačiau. Šioje vietoje esminis ginčas, kuris kilo byloje, atsirėmė į tai, kad ES reglamentas, jisai nurodo, kad turi būti šaldomos lėšos ar turtas, kuris priklauso, yra laikomas arba yra kontroliuojamas asmenų ir subjektų, kurie yra įtraukiami į reglamentą tiesiog. Iškilo klausimas, ką mes laikome kontrolę. Kontrolės elementai pačiame reglamente nėra niekaip komentuojami, jokio tiesioginio paaiškinimo, ką reiškia šitos sąvokos reglamente, nei baltarusiškam, nei rusiškam, šiuose reglamentuose jūs nerasite. Natūralu, kad formuavosi praktika ir su Europos tarybos įsitraukimu gairėmis ir Europos komisijos gerąją praktiką. Ir į šitos klausimus Europos komisija atsakymą bandė pateikti. Čia aš įtraukiau jum tokią ekrano nuotrauką iš ankstesnės redakcijos, tuo metu, kada vyko pagrindinis ginčas byloje, iš ankstesnės redakcijos Europos komisijos gairių. Kaip matysite, ankstesnėje redakcijoje, ir pabrėžiu tą žodį ankstesnėje, paaiškinsiu, ką jis reiškia vėliau, ankstesnėje redakcijoje buvo nurodyta, kad mes galime laikyti, kad kontroliuojamos lėšos yra tokio subjekto, kuris turi daugiau negu 50% akcijų kitame subjekte. Tačiau čia jūs matote tokią nekaltą išnašą. Išnaša mus nukreipia į kitą reglamentą, tai yra tarp kitko irgi baltarusiškas reglamentas dėl terorizmo,
bet nukreipia į kitą reglamentą ir pasako, kad taip kaip apibriežti nuosavybės ir kontrolės kriterijai tame reglamente. Ir čia mes turime citatą iš kito reglamento, kuris sako, kad nuosavybės kriterijumi mes laikome tokį akcijų turėjimą, kuris yra 50% ir daugiau. Tai čia noriu pabrėžti tą tokį subtilų skirtumą. Europos komisijos gairėse jūs turite daugiau negu 50% akcijų, tiesioginio taikymo reglamente savoką išaiškinimą kaip 50% ir daugiau. Faktinėse bylos aplinkybėse mes turime lygiai 50% akcijų priklausančių sankcionuotam subjektui. Kaip matote, tokia maža teisinė subtilybė, toks mažas teisinis niuansas sukėlė bylą, kuri galiausiai nukaskadavo Nuvilnijo ir iki ES teisingumo teismo, ir dabar ES teisingumo teismas iš tiesų turi priiminėti sprendimą. Ir tą sprendimo, Lietuvos aukščiausiasis teismas tikrai paprašė, manau, dėl labai svarbių klausimų, ir kaip minėjau, tie klausimai bylos eigoje vystėsi toliau ir plėtėsi. Ir, faktas, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas konstatavo, kad kadangi nėra reglamente išaiškinimo, tai kokie yra juridinio asmens priklausymo nuosavybės teisme ir kontrolės kriterijai, ir kokiais atvejais mes turime ir galime nustatyti tokius dalykus, to atsakymo reikia iš ES teisingumo teismo. Taip pat labai svarbiai, manau, atkreipė dėmesį, kad vis dėlto tas netolygumas tarp Europos komisijos išaiškinimo ir tiesioginio taikymo teisės aktų, jisai gali sukelti ne vieną abejonę, ar tai yra pakankamas iš tikrųjų, tas 50% turėjimas ar ne. Ir ar tikrai automatiškai galima pritaikyti šaldymą, ar vis dėlto turi būti tuomet, keliami kažkokie klausimai institucijom, galbūt institucijos kažką turi nustatinėti ir panašiai. Juolab, kad jeigu prisiminsite, Europos komisijos gerosios praktikos dokumentuose taip pat yra pasakyta, kad subjektas kiekvienu konkrečiu atveju jisai gali ginčyti tokį ribojimo nustatymą ir gali įrodinėti, kad vis dėlto tos kontrolės kaip tokios jo atžvilgiu neegzistuoja. Tai turint visas šitas aplinkybės žinioje, teismas tikrai priėmė, manau, svarbų sprendimą, kad vienas pats nuspręsti dėl ES teisės taikymo negali ir pasikreipė į ES teisingumo teismą, kad šis pateiktų savo atsakymą. Papildomai paminėsiu, kad tuo metu, kai ES teisingumo teismą pasiekė prejudicinio išaiškinimo prašymas, maždaug kelių mėnesių bėgy įvyko Europos komisijos gerosios praktikos atnaujinimas. Todėl, jeigu jūs į dokumentą pasižiūrėtumėt dabar, jūs, tarkim taip, tos redakcinės klaidos daugiau neberasite. Europos komisija priėmė tokį, vienašališką sprendimą, matyt, dar, ne be priežasties ir neatmetant to, kad pati buvo įtraukta ir į šitą bylą, priėmė vienašališką sprendimą atnaujinti gerosios praktikos gaires ir šiandien jūs prie nuosavybės ir kontrolės kriterijų paaiškinimo rasite tikrai tokią tikslę savoką 50% ir daugiau. Tai reiškia, Europos komisija jau visiškai pilnai palaikė Lietuvos poziciją, kad tai yra Lietuvos finansų sektoriaus šiuo atveju pozicija, kad tikrai pakankamas yra 50% nustatymas, kad galėtum iš karto laikyti subjektą kaip susijusiu su sankcionuotu subjektu ir kontroliuojama sankcionuotu subjektu ir jo atžvilgiu taip pat pritaikyti ribojamąsias priemonės. Tai Europos komisija ir be jokios abejonės Europos komisija ir žodinėme bylos nagrinėjime palaikė lygiai tą pačią poziciją ir Europos taryba taip pat. Dar įdomumo dėliai paminėsiu, kad apskritai ir visos kitos byloje išreiškusios norą dalyvauti valstybės narės taip pat palaikė Lietuvos poziciją, išskyrus vieną didžiųjų valstybių, kuris abejoja ir vis dėlto tokiu būdu turi būti aiškinama ES teisė, kad 50% nustačius nuosavybę iš karto turėtų būti taikomos šaldymo priemonės ar vis dėlto dar kažkokie kiti veiksmai turėtų būti atlikti. Ir čia paminėsiu, kad jau šitame procese mes turime generalinės advokatės nuomonę. Tai yra jau toks vienas žingsnis iki galutinai prejudicinio sprendimo priėmimo. Generalinė advokatė, kaip toks nepriklausomas proceso advokatas, dirbantį teismui, jinai suformulavo savo nuomonę, teismas galiausiai priims savo išaiškinimą.
Iš generalinės advokatės nuomonės neretai jau galima spręsti ir apie tai, koks bus teismo išaiškinimas. Tai noriu ir trumpai su ta nuomonė supažindinti, kol laukiam galutinio prejudicinio sprendimo. Ir nepasakysiu, kad ta nuomonė mus nustebino, tikrai generalinės advokatės nuomonė mūsų nenustebino, maždaug taip ir tikėjomės tokio išaiškinimo, bet atkreipsiu dėmesį į keletą svarbesnių momentų. Generalinė advokatė pasakė, kad be abejo, aišku, turi būti atliekami ribojami šaldymo veiksmai tų subjektų atžvilgių, kurie yra tiesiogiai įtraukti į sąrašus, tai čia nieko naujo. Bet jeigu asmuo turi 50% kito subjekto akcijų, tai tikrai galima manyti, tai reiškia preziumuoti, kad jis kontroliuoja to juridinio asmens lėšas ir ekonominius išteklius. Todėl visi subjektai gali taikyti įšaldymo priemonės ir atlikti papildomus patikrinimus. Va čia yra svarbus momentas, kad generalinė advokatė pasakė laikinus ribojimus, ar ne laikiną šaldymą. Tarsi, bet kažkas jį turėtų galiausiai kažkaip patvirtinti ir užtvirtinti. Ir čia jinai papildomai pridėjo atsakymą į kitą Lietuvos aukščiausiojo teismo užduotą klausimą, kadangi Lietuvos aukščiausias teismas jis vis dėlto kėlė ir tokį labai praktinį klausimą, o tai vis dėlto kas galiausiai turėtų patvirtinti, kas galiausiai turėtų, jeigu subjektas kelia ginčą, kad aš nesu kontroliuojamas arba turiu įrodymų ir galiu pateikti tuos įrodymus, kad nesu kontroliuojamas, kas turėtų tai vertinti, kur turėtų tai vertinti ir galiausiai priimti, patvirtinti kažkokį tai sprendimą. Klausimai, sviravo priklausomai nuo valstybių praktikos jau esamos skirtingomis kryptimis, buvo kalbama ir apie kažkokias atskiras nacionalinės kompetentingas institucijas, tai šiuo atveju pas mus matyt būtų tokia institucija FNTT. Kitos valstybės labai griežtai pasisakė, kad tai turėtų būti matyti teismai visais atvejais. Tada kilo klausimas, o vis dėlto kokie teismai, ar tose teismuose privatus, tai ar tai civiliniai turėtų būti teismai, kaip privatus subjektai prieš tarkim, finansų sektorių turėtų kelti šitos klausimus ir ginčius, ar tai vis dėlto turėtų būti administraciniai procesai, kai ginčiai keliami su valstybinėmis institucijomis. Tai kaip matot, tie klausimai ten jų daug ir jie nesibaigia, bet tokia kaip ir kertinis pasvarstymas generalinės advokatės buvo, kad vis dėlto galiausiai turėtų ir nuspręsti teismai, ar toks subjektas iš tiesų yra kontroliuojamas ir jeigu tas subjektas turi įrodymų, kad jis nėra kontroliuojamas, galiausiai teismai ir turėtų įvertinti, ar tokio subjekto atžvilgiu turėtų išlikti ribojamųjų priemonių taikymas. Gera žinia, aš sakyčiau, ypač finansų sektoriuje yra ta, kad jeigu teismas nenukryps arba nestipriai nukryps nuo generalinės advokatės nuomonės, tai generalinė advokatė jau pasakė, kad tas toks staigus automatinis laikinas ribojimas ir šaldymas, jis yra teisėtas, jis yra pateisinamas ir pagristas. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš esmės mūsų finansų sektoriaus praktika nuo to nelabai ir skirsis. Tai čia yra gera žinia ir toks geras tvirtas patvirtinimas, kad nusimatytas mūsų 50% to nuosavybės akcijų turėjimo kriterijus, jisai teisingas ir tinkamas. Ir džiugu, aišku, kad prisidėjom prie to, kad ES nebeliko to neaiškumo ir Europos komisija bent jau tol, kol teismas nepasisakė kitaip, ko nesitikim, pasitaisė ir savo gerosios praktikos dokumentus, tai Lietuva irgi smagu, kad prie to prisidėjo. Prakeliaukim toliau pro keletą skirtingų ES teismų bylų, kurios lies kiek kitokias faktinės aplinkybės ir šiek tiek kitus ir sankcijų ribojimus, tai tokį platesnį vaizdą pamatyti, su kokiais klausimais šiuo metu taip dažniau ir daugiau susiduria ES teisingumo teismas ir bendrosios kompetencijos teismas. Trumpai apie reklamos ir transliacijos draudimą, kuris yra rusiškame reglamente. Aktualus, tikrai sukėlęs nemažai tokių emocijų ir klausimų, tai jo tiesioginis įgyvendinimas, kaip žinia, sukėlė tikrai ne vienoje valstybėje, Pabaltyje taip pat nemažai klausimų, bet vienas iš tų klausimų pasiekė ES bendrąjį teismą ir ten buvo sprendžiama. Konkrečiai Nyderlandų žiniasklaidos priemonės kreipėsi į ES bendrąjį teismą, atsakovo buvo taryba atstovų. Ir faktinės ginčo aplinkybės buvo tokios, kad tai buvo internetinės žiniasklaidos priemonės
Ir, jos kėlė iš esmės kelis tokius klausimus. Viena vertus, tai kėlė apskritai pagrįstumą, taikomų ribojimų, tai reiškia, kad, o tie ribojimai buvo susiję su, iš esmės, draudimu transliuoti ir reklamuoti produktus Rusijoje. Ir, esminis klausimas kaip ir kilo, kad taip, tikslas yra nustatyti ribojimus Rusijos subjektam, bet o kodėl turėtų nukentėti ES subjektai. Tai taip galima, taip labai trumpai ir, kaip sakyti, siaurai rezumuoti ginčo pradžią ir esmę. ES bendrasis teismas iš esmės konstatavo, kad tie ribojimai, kurie apėmė tikrai tą ir laisvą transliavimą ir bet kokį turinį, kurį galima būtų transliuoti Rusijoje, jie, iš esmės, ES teisme buvo keliama, ar tai varžo subjektų laisvę, ypač verslo subjektų laisvę. Ypatingai turint omeny, kad žiniasklaida turi ir savo papildomus ar nustatytus reikalavimus ir teises, ypatingai tą teisę teikti informaciją, viešinti ir užtikrinti informacijos sklaidą. Tai klausimai kaip ir iš tikrųjų labai jautrūs ir ypač jautrūs tam tokiam propagandos ir dezinformacijos kontekste, nes subjektai kėlė klausimus vis dėlto, kad ar tikrai dar ypatingai ir karo ir agresijos kontekste nėra svarbu užtikrinti, kad ir ta kitokia žiniasklaida pasiektų, tarkim, ir Rusijos visuomenę ir panašiai. Tai ES bendrasis teismas iš esmės išnagrinėjęs bylą patvirtino, kad taryba ji turėjo kompetenciją priimti tokius sprendimus, kad jinai galėjo nustatyti ribojimus, kurie be jokios abejonės yra ribojimai nustatomi ES. Tai reiškia, kad jie nustatomi ES subjektam ir juos įgyvendinti turi ES subjektai. Ir kad tie veiksmai kaip pateisinami ir kaip pagrįsti, vis dėlto turi ir tą tokią didesnę prasme, kad užtikrintų, kad nekyla dėl dezinformacijos, dėl propagandos grėsmė ir ES viešai tvarkai ir saugumui ir kad nebūtų tokiu būdu iš ES subjektų ir iš verslo, kuris orientuotas veikti visur, įskaitant ir, tarkim, Rusijoje, kad nebūtų kenkiama ir ES saugumo tikslams ir politikai. Tai šitoje vietoje ES bendrasis teismas patvirtino tokių ribojimų pagrįstumą, patvirtino tokių ribojimų taikymą ir, mano supratimu, tai iš tiesų, tokį uždarė tokį vieną iš klausimų. Žiniasklaida be jokios abejonės, jinai yra svarbus ir kitokio pobūdžio verslas, nes vis dėlto užtikrina, ir ne tik tą tokį politinį vieną interesą, užtikrina vis dėlto didesnę sklaidą informacijos, kuri gali būti skirtinga, bet šioje vietoje ypatingai teismui suprantant karo pobūdį ir hibridinį pobūdį, teismas priėmė tokį tikrai nevienprasmišką sprendimą, kad priemonės pagrįstos ir verslai privalo jų laikytis, net jeigu jos suprantamos ir, kaip sakyti, ne taip siaurai, kaip verslai galėtų norėti. Tai atsižvelgiant į tuos tikslus, sprendimas buvo toks ganėtinai, aš sakyčiau, vienareikšmis ir vis dėlto tikslas pateisino tas priemonės, kad ES verslas ir subjektai dėl to taip pat gali patirti ir kažkokius nuostolius ir nepatogumus. Šiek tiek trumpai apie tarpininkavimo paslaugas. Ir ar proporcingomis galima laikyti tam tikras bausmes. Manau, labai įdomi byla, kuri kilo ir pasiekė ES teisingumo teismą. Jinai suformavo keletą svarbių precedentų. Vieną teiginį jūs jau matėt visiškai mokymų pradžioje, citavau, bet nebuvo aišku, iš kurios bylos. Tai šiek tiek dabar taip plačiau pakomentuosiu, apie ką buvo byla, kilusi Rumunijoje, Bukarešto teisme spręsta. Bendrovė Neves tarpininkavo trečiųjų šalių subjektams dėl radioaparatų. Dalis tų radioaparatų buvo pagaminti Rusijoje.
Rumunijos priežiūra atitinkama nacionalinė kompetentinga institucija, ji priskyrė kariniams prekiams tos radio aparatus, nes vėlgi, čia reikia suprasti, kad tokių tiesiogiai ar ne konkrečių aparatų įtraukimo į sankcijas nėra, bet priskyrė juos kariniams prekiams ir skyrė įspėjimą, nuobaudą bei konfiskavo visas iš sandorio gautas pajamas. Verslas apskundė šitą institucijos sprendimą Bukarešto teisme ir iš esmės keltas klausimas buvo, ar vis dėlto tai yra proporcingas tas sprendimas ir visų pirma pagristas ir ar proporcingas, jeigu šito sandorio iš esmės kaip ir jokia dalis neįvyko Europos Sąjungoje. Toks buvo, kaip ir pagrindinis argumentas. Jeigu vis dėlto tiek prekės jos, buvo Rusijoje ir nebuvo įvežtos į ES teritoriją, ar tai reiškia, kad kažkokiu būdu buvo pažeista čia dabar ES teisė. Ir kadangi Bukarešto teismas jisai vėlgi susidūrė su to ES teisės aiškinimo klausimu, kurio pats neprisiėmė aiškinti, kreipėsi į ES teisingumo teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Ir šioje vietoje ES teisingumo teismas padarė išvadą tokią, kad tarpininkavimo paslaugos ir jų draudimas, ir jeigu gerai pamenate, reglamento formuluotės, tarpininkavimo paslaugas praktiškai su visom sektoriniais ribojimais įtraukia. Tai reiškia, tas papildomas draudimas tarpininkauti atliekant sandorius su kažkokiom ribojamosiom prekiam ir priemonėm, jis nereikalauja, kad prekės būtų įvežtos į ES. Tai tokios sąlygos nėra, kad ES draudimai tokio tarpininkavimo atveju galiotų. Prekės neturi būti įvežtos į ES, gali būti pateikiamos tiesiogiai, netiesiogiai kažkokiems operatoriams Rusijoje ir visiškai gali net nebūti jokio atsižvelgimo į tai, kur galutinai nukreiptos prekės, jų galutinė paskirtis nebūtinai netgi turi būti Rusija. Bet jeigu sąsaja su Rusija yra, tai teismas patvirtino, kad tokiu atveju sprendimas buvo pagrįstas ir užkardė tam tikrą prasme sankcijų pažeidimą, kad vis dėlto ir tos prekės buvo ir konfiskuotos, tai buvo pagrįstas sprendimas. Viešojo intereso ir saugumo tikslai pasirodė svarbesni ir tikslas buvo atgrasyti nuo tolesnių pažeidimų, nepaisant to, kad schemos tam tikros verslo prekių įgabenimo, importo, eksporto per tarpininkus vieną ar kelis, jos gali būti sudėliotos įvairios verslo prasme, gali visiškai aplenkti ES teritoriją ir čia matyt svarbiausias išaiškinimas, kurį tikrai verta įsidėmėti, buvo tas, kuris gal šiek tiek net ir kitokį platesnį poveikį turėjo šitas sprendimas, tai svarbiausias išaiškinimas buvo tas, kad net jeigu jokia verslo sandorio dalis nesiliečia su ES, išskyrus, pavyzdžiui, vieną iš tų subjektų, kuris tarpininkavimu užsiema, net jeigu jokia verslo sandorio dalis nesiliečia su Europa, verslas gali išskirtinai vykdyti sandorį už ES ribų, net ir tokio sandorio atžvilgiu ES ribojimai galios ir jie gali būti pažeidžiami. Tai tikrai svarbus išaiškinimas ir, tam tikrą prasme galima sakyti ir tas sankcijų įgyvendinimas, teritorinis tam tikras plėtimas irgi šiuo sprendimu patvirtintas. Šiek tiek įdomumo dėliai įkėliau vieną iš bylų, kuri nesusijusi su Rusijos programa. Tai čia norėsiu atkreipti matyti jūsų dėmesį ir į tą skirtumą, kokį vis dėlto Rusijos programa nuo kitų programų turi. Ir kadangi tai yra naujesnė programa, gal šiek tiek ir daugiau aiškumo joje ir reglamentų formuluotėse yra atsiradę lyginant su kitom programom. Ir tai yra svarbu, kadangi tas aiškumas reiškia, kad ir tam tikras griežtumas įgyvendinime irgi atsiranda. Ir čia noriu paliesti klausimą dėl trečiųjų šalių sąvokų kilmė ir eksportuota. Kai kalbame apie prekes, tikrai nepaslaptis, kad tiek tam pačiam rusiškam, tiek ir kitose reglamentuose, kas susijęs su sektorinėmis sankcijomis, kai kalbame apie tam tikrų prekių importo arba eksporto draudimus,
tikrai svarbios pasidaro sąvokos ne tik importo, eksporto, bet ir iš kur prekės yra kildinamos, iš kur jos yra kilę ir kaip tuomet apriboti prekės kilmę nuo šalies, iš kurios prekė galiausiai yra importuojama arba iš kurios ji pati yra eksportuojama. Ir šioje vietoje mes turime čia Mianmaro programą. Ir Mianmaro reglamente atkreipsiu dėmesį ne taip aiškiai, kaip kad Rusijos reglamentuose šitie klausimai yra formuluojami. Ir dėl to neaiškumo, matyt, ir kilo esminis ginčas, kadangi paprastai, bylos aplinkybės buvo tikrai tokios ganėtinai paprastos, nukirsti medžiai buvo Birmoje, jie buvo importuoti iš Birmos į Taivaną, Taivane jie buvo apdirbti ir po to eksportuota jau buvo iš Taivano. Ir kilo klausimas, ar įvyko sankcijų pažeidimas, kadangi medienos, iš esmės importavimas iš Birmos buvo draudžiamas, tai ir kilo klausimas, ar pati kilmė lėmė, kad ir importas čia įvyko tiesiogiai iš tos Birmos, ar pažeistas buvo reglamentas, ar ne. Kaip minėjau, tokio neaiškumo su Rusijos reglamentu jau mes neturėtumėm. Ten šitos sąvokos jau iš tikrųjų yra daug aiškiau apibrėžiamas. Taigi teismas buvo paklaustas, kaip čia reikėtų teisingai suprasti sąvokas ir kada mes galim laikyti, kad vis dėlto ta kilmė pasikeitė arba nepasikeitė. Tai reiškia, koks tas apdirbimo lygis turėtų įvykti kitoje šalyje, kad pakeistų pradinę prekės kilmę. Teismas pasisakė to klausimu ir ten buvo tikrai nemažai tokių techninių niuansų, kaip ten medis tas turi būti, ar jeigu jisai tik tai nugenėtas, tai reiškia, kad jau kilmė jo nepakeista, o jeigu jisai apdirbtas ir perdirbtas į kažkokius rastus arba kažkokius pagaliukus, ar tai reiškia, kad kilmė pakeista. Tai aš į tas tokias visiškai praktinės techninės detalės nelįsiu, bet paminėsiu svarbiausius aspektus, ką labai svarbu suprasti, skaitant ir gilinantis tiksliai į patį draudimą, kuris nustatytas reglamentuose. Itin svarbu kreipti dėmesį, ar ribojimai mini tokias sąvokas, kaip tiesiogiai, netiesiogiai importuojama, kilmė arba tik importas, eksportas. Priklausomai nuo tų sąvokų egzistavimo pačiam reglamento tekste, ir kaip minėjau, Rusijoje mes turim plačiausią sąvoką. Mes turim tikrai Rusijos programoje plačiausias sąvokas, bet priklausomai nuo tų sąvokų galima aiškiai suprasti draudimo turinį. Jeigu mes turėsime tiesiogiai, netiesiogiai importuojama, eksportuojama ir jau visiškai nesvarbu, ar ne per kokius ten kelius atgabenama kažkokios kilmės prekė, tai bus nesvarbu, kas su jie padaryta pakeliui, jinai bus laikoma tos draudžiamos kilmės. Ir atvirkščiai, jeigu reglamento sąvokos jos darys skirtumą tarp to, o iš kur turi būti įvežta. Ar tik įvežimo klausimas yra svarbus, tuomet, tas kilmės klausimas šiek tiek gali ir nebūti toks aktualus. Vis dėlto, ką svarbaus, ir aš manau, jau visų programų kontekste patvirtino teismas, tai kad tam tikros priežiūros institucijos, ir šiuo atveju, matyt, mes kalbėtumėm apie muitinę, pas mus ir matyt daugumoje šalių, tam tikros priežiūros institucijos, jos vis dėlto nėra apribotos tame, ką jos gali prašyti kiekvieno sandorio kontekste dokumentacijos prasme. Tai reiškia, kad jeigu nepriklausomai nuo to, kad įvežant, tarkim, gali būti svarbu pildyti deklaracijose tik tai, iš kokios šalies yra importuojamas prekės, jos gali savo nuožiūrą prašyti ir kilmės dokumentų ar kažkokių sertifikatų. Tai šitoje vietoje tikrai svarbus pastebėjimas. Ir vis dėlto, kaip minėjau, svarbiausia bus skaityti labai tiksliai ribojimo turinį ir kaip jis yra formuluojamas konkrečiame reglamente, tam, kad galima būtų labai aiškiai suprasti, ar kažkokie ir teismo išaiškinimai konkrečiu atveju bus aktualūs, o gal ne visa apimtimi. Prakeliaujame į nacionalinių teismų praktiką. Ir čia mes turėjom pastaraisiais metais tikrai irgi nemažiau įdomių bylų. Prieš tai tikrai tikiu, kad dauguma iš jūsų girdėjo apie tas tokias, jau galima taip sakyti, tokias chrestomatinės pas mus bylas, tiek Belarus bylą, tiek kitas, tai jos formavo savo ruožtų svarbę praktiką. Mes turime toliau tęsiamą
irgi tam tikrų išaiškinimų vystymasi, tai prakeliaukim, kas šiai dienai įdomus įvyko, svarbu ir aktualu. Dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo, vėlgi dėl viešojo pirkimo sutarčių, kad būtų aišku ar ne, kai mes kalbam ne apie kažkokią privačią sutartį tarp dviejų subjektų, viešojo pirkimo sutarčių kontekste yra papildomas privalomas reguliavimas. Be jokios abejonės sunkiau tą sutartį sudaryti, nes reikia laimėti ir konkursus ir panašiai, bet lygiai taip pat sunkiau jas ir nutraukti, ar ne? Tai šitoje vietoje yra tam tikri konteksto niuansai. O bylą turime tarp vieno lietuviško UABO ir FNTT, Lietuvos aukščiausiąjį teismą pasiekusi byla, kurioje buvo iškeltas klausimas, kadangi UAB vykdė, tiesiog įvykdė tam tikrą bylą, kur tarptautinio pirkimo būdu įsigijo prekes ir tuo metu, kai įsigaliojo sankcijos, paaiškėjo, kad vis dėlto ta įmonė, kuri buvo laimėjusi konkursą, 50% jos nuosavybės priklausė Rusijos federacijos piliečiai. Čia svarbus yra niuansas, kad mes kalbam ne apie sankcionuotą asmenį, bet kalbam apie Rusijos federacijos pilietį. Viešųjų pirkimų kontekste nuo karo pradžios reikalavimai konkursų dalyviam buvo sugriežtinti. Faktas, kad Rusijos federacijos pilietis buvo vienas iš akcininkų ir naudos gavėjų įmonė, buvo tas faktas, kuris reiškia, kad jeigu toks konkursas būtų iš naujo organizuojamas, toks subjektas tiesiog negalėtų tame konkurse dalyvauti. Bet čia mes turėjom nuo anksčiau galiojančią sutartį. Ir šios sutarties įgyvendinimo kontekste ir buvo iškeltas klausimas, ar vis dėlto įvyko kažkoks pažeidimas, kad ta sutartis nebuvo nutraukta, ar neįvyko. Ginčas iš esmės atsirėmė į tai, kad viena šalis jinai ginčijo, kad tuo laikotarpiu sutartis galiojo, bet ji aktyviai nebuvo vykdoma. Tuo tarpu priežiūros institucija FNTT ginčijosi, kad vien tas faktas, kad sutartis kaip tokia egzistavo ir nebuvo nutraukta, jau buvo sankcijų pažeidimas. Ir šiam ginčui pasiekus teismą, teismas irgi priėmė tokį pakankamai aiškų sprendimą, kad tiek teisiniu, tiek faktiniu požiūriu sutartis turėjo būti laikoma kaip vykdoma. O dėl to, kokią formuluotę mes turime tarptautinių sankcijų įstatyme, kuris įpareigoja nutraukti bet kokius esamus sandorius ir nebevykdyti jokių aktyvių sandorių, iš esmės teismas palaikė, kad nebuvo iš ieškovo pusės atlikta reikalingo aktyvaus veiksmo. Tai reiškia, ieškovas nesiėmė įgyvendinti savo pareigos, nutraukti sutartį, nepaisant to, kad žinojo, kad jis netitinka reikalingų kriterijų tai sutarčiai vykdyti ir kol sutartis galiojo, tol jis buvo aktyviam pažeidime. Tai šitas momentas iš tikrųjų man leidžia atkreipti dėmesį jūsų irgi į tarptautinių sankcijų įstatymą ir tarptautinių sankcijų įstatymo formuluotės, kurios, noriu pažymėti, yra tokios konkretesnės ir griežtesnės negu reglamentas tam tikrais aspektais. Kokiais? Reglamentas iš esmės jis nustato ribojimus ir kokį tikslą mums reikia pasiekti, kad mes užtikrintumėm sankcijų ateitį. Tai reiškia, ko nedaryti arba ką daryti, bet kaip daryti, tai nėra pasakoma. Tarptautinių sankcijų įstatymas jau jisai konkrečiau įvardina, kad jeigu yra kažkokios sutartys arba sandoriai, jie turi būti aktyviai stabdomi arba nutraukiami, kad neįvyktų sankcijų pažeidimas. Tai šitoje vietoje, būtent tokį pažeidimą konstatavo ir teismas ir pripažino, kad vis dėlto tas pažeidimas įstatymo, jis įvyko ir FNTT šiuo atveju buvo teisi. Kita įdomi byla ir tikrai labai tokia, sakyčiau, gal neįprasta byla, dėl to noriu šiek tiek ir jai skirti dėmesio. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas ir dėl nuostolių atlyginimo iš jau mūsų minėto šiandien kitame kontekste AB Interao Lietuva. Dėl nuostolių atlyginimo kreipėsi ieškovas Orion Global Pet, atsakovas šiuo atveju skirtingai negu kitose bylose buvo AB Interao Lietuva ir
Ir čia įdomiai lygiai taip pat trečiasis asmuo, tai reiškia va, tas asmuo, kuris įtrauktas ar ne, kuris teikia ir nuomonę, tai buvo valstybė, kurią atstovavo FNTT kaip sankcijų kontekste priežiūrą įgyvendinanti kompetitinga nacionalinė institucija. Ir faktinės aplinkybės tokios ganėtinai paprastos, žinant subjekto veiklos sektorių, tai ieškovas ir atsakovas buvo sudarę elektros pirkimo pardavimo sutartį ir atsakovas jisai buvo įsipareigojęs parduoti elektros energiją ieškovui, na, tai toks, koks ir yra verslas. Atsakovas nutraukė sutartį su ieškovu būtent po FNTT pritaikytų ribojimųjų priemonių. Kaip minėjau, Interao buvo įtraukta į FNTT sąrašą, tai reiškia buvo laikoma su sankcijomis susijusi sankcionuotų subjektų kontroliuojama ir dėl to ji nutraukė su ieškovu turimą sutartį. Kas įvyko toliau? Ieškovas iškėlė, na, vis dėlto klausimą, ar toks sutarties nutraukimas jisai buvo pagrįstas. Ir buvo keliamas atsakomybės klausimas, ar neturėtų dėl to iš esmės kilti atsakovui atsakomybė ir kažkoks nuostolių atlyginimas, jeigu toliau nevykdomos prievolės. Ir keletas, matyt, svarbesnių teismo išaiškinimų, į kuriuos galima atkreipti dėmesį. Tai kaip ir toks savaime suprantamas dalykas, bet vėlgi malonu, kai tas yra parašoma ir patvirtinama jau taip tiesiogiai teismo, kad buvo patvirtinta, kad sankcijų reguliavimas ir sankcijų reikalavimai, jie laikomi specialiaja teisės sritimi, lyginant su kitais, šiuo atveju bendraisiais teisiniais reikalavimais, kas būtų laikoma civilinis kodeksas arba civilinės kažkokios teisės nuostatos. Tai šitas momentas, jisai tikrai toks svarbus, kadangi tuomet mes remiamės jau sankcijų teisę ir sankcijų įstatymų, kad galėtume nustatyti, ar tikrai tie pakankami buvo pagrindai kažkokią sutartį ir sandorį nutraukti. Toliau teismas pasisakė, kad iš esmės tas faktas, kad ribojamosios priemonės, tai yra sankcijos ir sankcijų reikalavimai buvo pritaikyti atsakovo atžvilgiu, jisai apskritai reiškia ne tai, kad atsakovui turėtų būti pašalinama atsakomybė, bet lėmė tai, kad jis negalėjo atlikti neteisėtų veiksmų. Tas faktas, kad jisai negalėjo vykdyti sutarties, buvo ne jo paties inicijuotas, bet objektyviai nulemtas negalimumas. Tai reiškia tas faktas, kad jis buvo įtrauktas šitas subjektas į FNTT sankcionuotų subjektų kontroliuojamos asmenų sąrašą. Jisai buvo lemiantis ir iš esmės reiškia, kad nėra pagrindo dėl to priteisti kažkokių nuostolių ieškovui. Tai įdomus momentas, kadangi sankcijų tikrai įgyvendinimas ir sankcijų ribojimų taikymas, jisai buvo patvirtintas kaip pakankamas pagrindas apskritai net nesvarstyti civiliniam santykiui kažkokių atsakomybės sąlygų ir atleidimo nuo atsakomybės, nes paaiškėjo, kad nėra nuo ko atleisti, nes nebuvo jokio neteisėto veiksmo iš atsakovo pusės, nes jis negalėjo pasielgti neteisėtai. Jis tuo metu apskritai buvo apribotas veikti tame sandorėje ir tą sandorį teisingai nutraukė. Tai čia matom kažkiek priešingą situaciją negu anksčiau komentuotoje byloje, kadangi Interao aktyviai tą sandorį nutraukė. Ir kažkiek su tuo pačiu sektoriumi susijusi byla, kuri, manau, labai įdomi dėl šalių įsipareigojimų vykdymo. Šiek tiek tuo metu, kada buvo priimta ir nustebinusi, manau, taip teisininkų bendruomenė, tikrai ne vieną teisininką, kuris dirba tiek su viena vertus su civilinė teisė, su sutarčių įgyvenimu, bet lygiai taip pat ir su sankcijom. Šiek tiek sukėlė tuo metu nuostabą teismo išaiškinimai, bet jeigu jau pakankamai įspūdį susidarėte, kur link krypsta mūsų teismai, tai matysite, kad šita byla taip pat tikrai pakankamai nuosekliai buvo išspręsta pagal dabartinės teismo tendencijas. UAB Vidmantai Vinpark ieškovė, atsakovė UAB Elektrum Lietuva, vėlgi kalbam apie elektrą ir energetikos sektorių, ir ieškovė ginčijo vienašališką sutarties vykdymo sustabdymą. Po to, kai atsakovė atsisakė mokėti, atsisakė vykdyti sutartį.
Reikia turėti minty, kad UAB Vidmantai Vinpark irgi buvo vienas iš subjektų ir yra vienas iš subjektų, kuris yra įtrauktas į FNTT sąrašą. Tai šitą momentą turėkit minty, kalbant apie šitą bylą. Kadangi esminis ginčo elementas buvo klausimas dėl skolos priteisimo, apygardos teismas jisai ieškovės ieškinį atmetė ir tuomet jau nukeliavo į apeliacinį teismą. Apeliacinis teismas nusprendė daug dalykų ir aš pasistengsiu pareziumuoti, kad būtų aiškiau, o kokie iš jų yra esminiai. Kilus klausimai dėl atsiskaitimo už paslaugas ir prekes pristatytas iki tam tikros datos, o tos prekės ir paslaugos pristatytos iki tam tikros datos, buvo suteikta elektra. Ir kaip galite labai aiškiai suprasti, elektra, nėra toks dalykas, kad atvežiau ir padėjau kaip obuolių krepšį, elektra yra, teikiama nuolatos ir tas teikimas jisai nebuvo nutrauktas. Ir nenutraukus to teikimo, jis buvo toliau, teikiamas, tik tai, susidarė situacija, kad kita šalis už tą elektros tiekimą nemokėjo. Nemokėjimas, aišku, buvo grindžiamas tuo, kad mes matom, kad jūs esate įtraukti į sankcionuotų subjektų sąrašą FNTT ir dėl to mes jums mokėti negalim. Kilo klausimas, ar tokiu atveju teisme gali būti pripažintas įsiskolinimas už elektrą, nes nemokam, ar ne? Ir normalu, kad bet kokiam santykiai, jeigu yra kažkas nemokama, į teismą galima keliauti, pripažinti skolą ir tuomet jau reikalauti susimokėjimo. Šitoje vietoje, taip tikrai įdomiai argumentuojant ir analizuojant sankcijų teisinį reguliavimą, teismas priėjo tokios išvados, kad iš reglamento buvo akivaizdu ir net nereikėjo kreiptis jokių europinių išaiškinimų, iš reglamento buvo akivaizdu, kad sankcijų gyvenimo laikotarpiu apskritai negali būti atliekami jokie mokėjimai, nebent tuos, kuriuos labai aiškiai leidžia išimtis ir patvirtina nacionalinės kompetentingos institucijos. Tai va čia toks, kaip sakyti, konstatuojamas aiškus faktas ir iš paties reglamento teksto. Čia tarsi kaip ir nieko naujo mūsų teismai nepasisakė. Toliau buvo analizuojamas tas faktas, o vis dėlto, kai kilo ginčas tarp abiejų šalių, kas čia turėjo tokią pagrindinę pareigą, jeigu apskritai kilo klausimas, ar aš čia tikrai sankcionuotas ir ar tu su manim to santykio negaliu turėti, kieno čia pareiga yra įrodinėti priešingai. Tai iš esmės teismas patvirtino, kad vienai šaliai, nesankcionuotai šaliai šitame santykyje, pamačius tam tikrus faktus ir pakankamai pagrįstus faktus, preziumuoti, kad subjektas yra sankcionuotas, ar ne pats tas faktas, kad subjektas sankcionuotas ir yra įtrauktas į FNTT sąrašą, matyti tokią pakankamai gerą prezumpciją čia sudarė. Tai šitoje vietoje teismas pakartojo, nes tai ne pirma byla, kada panašus klausimas Lietuvos teismuose buvo sprendžiamas, pakartojo tą tokį nusistovintį teismų išaiškinimą, kad tokią prezumpciją turėtų paneigti šalis, dėl kurios statuso keliamas yra klausimas. Tai reiškia, jeigu viena šalis, kitos šalies yra laikoma sankcionuota, tai ta šalis ir turėtų atnešti įrodymus, kad aš tokia nesu. Čia, aišku, matyt, praktiškai galite ir patys suprasti, kur link gali pakrypti ginčas, ypač turint omeny, kad Vidmantai Vinpark yra susijusi su Interau Lietuva, ar ne, ir mes čia keliaujame jau į anksčiau pristatytą bylą, dėl kurios laukiam prejudicinio sprendimo, tai mes čia turim kažkokią sąsają ir kaip galima paneigti tą sąsają su Rusijos prezidentu. Tai galite įsivaizduoti, kad šitoje byloje šitas klausimas nebuvo atsakytas, ar ne? Neturim nei kaip mes čia paneigti tokio dalyko, nei kaip patvirtinti tokį dalyką. Bet teismas bent jau patvirtino taisyklę, kad jeigu kyla klausimas dėl šalies statuso, tai tada tokią prezumpciją ta šalis turi ir paneigti. Ir galiausiai, kai jau kilo klausimas dėl bylos esmės, teismas pasisakė, kad vis dėlto negali tenkinti reikalavimo Vidmantai Vinpark patvirtinti įsiskolinimą kitos šalies. Dėl ko tai teismas pasisakė, nors tarsi būtų akivaizdu, iš tiesų, kita šalis buvo skolinga. Taip jau paprastai, ūkiškai šnekant, ar ne, elektra buvo suteikta, už elektrą nebuvo atsiskaityta, tai, kaip ir tas įsiskolinimas, jisai faktiškai yra. Tai kodėl teismas jo negalėjo patvirtinti? Ir šiuo klausimu teismas pasisakė paprastai, kad patvirtinti tokio dalyko jis negali vien dėl to, kad ne kita šalis atsisako atlikti mokėjimą, bet kita šalis negali atlikti mokėjimo tol, kol galioja sankcijos.
Ką tas reiškia? Tas reiškia, kita šalis neginčia įsiskolinimo fakto, ji sako, kad aš sumokėti negaliu, nes man to neleidžia sankcijos. Čia, aišku, mes galėtume turėti kitą diskusiją, nes matyti įvairių galėtų būti pasvarstymų teisininkų tarpe, bet pati logika teismo buvo iš tikrųjų tokia labai aiški ir tiksli, kad tol, kol sankcijos kažko neleidžia, tu daryti negali. Dėl to kitai šaliai ateiti į teismą ir prisipažinti skolos buvimą apskritai nėra pagrindo. Jeigu sankcijos būtų nuimtos ir ta šalis vis dar nemokėtų, štai tada gali atkeliauti į teismą, pripažinti įsiskolinimą ir gauti tą savo apmokėjimą. Bet pats faktas, jisai buvo tikrai svarbiai konstatuotas, kad tol, kol galioja sankcijos, tol ieškinys, jisai negali būti patenkinamas. Ir šitoje vietoje mes turime situaciją, kai, iš esmės, sankcijos vis dėlto eilinį kartą patvirtinamos kaip ta specialioji teisės dalis, kuri nulėmė, kad kiti ribojimai arba kažkokie įsipareigojimai, jie savo ruožtu yra arba pristabdomi, arba negali būti įgyvendinami. Tai atveda mane į pabaigą mano pranešimo ir to, ką aš pasiruošiau šiandien jums papasakoti apie ES teismų praktiką naujausią ir apie nacionalinių teismų naujausią praktiką. Žinau, kad turėsime laiko aptarimui, diskusijai ir klausimam po mano kolegės Vilmos pranešimo, tai aš maloniai lauksiu jūsų klausimų ir tikiuosi, kad galėsim įdomiai padiskutuoti. Ačiū Jums. Tai labai ačiū Neringa už pranešimą. Taip, teisingai užduokite Neringai klausimus, jeigu jų turite žinutės lange. Ir po antrojo pranešimo mes turėsime progą padiskutuoti. O dabar keliaujame tada į trumpą techninę pertrauką 10 minučių ir sugrįšime su Vilmos pranešimu. Sveiki sugrįžę po pertraukos, tęsiame mokymus ir perduodu žodį Vilmai. Vilma, prašom. Labą dieną, malonu šiandien su jumis sveikintis. Esu Vilma Višnevskienė, dirbu LTG kompetencijų centre, esu ginčių sprendimo vadovė, o visa mūsų ginčių sprendimo komanda įmonių grupėje yra būtent atsakinga už įmonių atstovavimą teismuose. Ir dažnai atsiduriam su įvykių epicentruose ir taip pat teismuose bandome apginti įmonių interesus. Šiandien esu jums paruošusi temą apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą LTG grupėje, kokia yra mūsų patirtis nacionaliniuose teismuose. Ir pradžiai trumpai norėčiau dar pristatyti, kaipgi mes dirbame su tomis sankcijomis, kaip jas įgyvendiname ir kokius metodus taikome. Manau, kad tai turėtų būti įdomu. Tai pagrindinis aspektas, kodėl tai mums yra svarbu, tai pirmiausia Lietuvos geležinkeliai ir jos dukterinės įmonės LTG Infra ir LTG Cargo bei LTG Link yra antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbos įmonės. Tai vien mūsų statusas mus įpareigoja labai griežtai laikytis visų teisės aktų ir užtikrinti būtent sankcijų atitikti. Šis pridėtas žemėlapis rodo tokį, yra nuspalvintas ir rodo, kaipgi atrodo tas geležinkelis visose Europos valstybėse. Tai, kaip matote, mėlyna spalva yra pažymėtos valstybės, kuriuose yra ES, yra siauresnė vėžė ir yra taikoma ES standartai. Juodai pažymėtos šalis, kuriuose yra rusiška plačioji vėžė ir yra taikomi būtent tos šalies standartai. Ir geltonai mes turime pažymėtas šalis, kurios turi rusišką vėžę, tame tarpe ir Lietuva, bet jau dirbama pagal ES standartus. Ir koks atsiranda aspektas, ar ne, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalis turi priėjimą prie jūros pagal ES teisės aktus, taip pat esame įsipareigoję vykdyti tranzitą. Dėl to būtent Lietuva yra ta jungtis, per kurią būtent per plačiąją vėžę įvažiuoja kroviniai ir jie keliauja arba į Lietuvą, arba jie keliauja toliau į uostus ir jau yra pervežami kroviniai toliau.
Tai vien tai, ta mūsų ir geografinė padėtis, ir pačių įmonių svarba lemia, kad mes turime ypatingai dirbti įgyvendinant sankcijas. Pagrindiniai ir kertiniai principai, su kuo dirbame LTG įmonių grupėje, tai yra būtent vertybių prioritetas. Tai mes pirmiausia traktuojame, kad nacionalinio saugumo politikos interesai yra svarbiausi ir yra būtent traktuojami kaip aukštesni verslo interesams. Tai vienareikšmiškai visada yra svarbu, kad būtų užtikrinti nacionalinio saugumo interesai, o ne verslo interesai. Taip pat antras principas yra partnerių patikimumo ir nulinės rizikos tolerancijos. Tai būtent LTG įmonių grupė bendradarbiauja tik su patikimais partneriais ir klientais. Ta patikra yra atliekama nuolatos ir būtent tas įgyvendinimas mums yra labai svarbus. Dabar kokias sankcijas mes įgyvendiname LTG įmonių grupėje, tai pirmiausia yra privalomos įgyvendinti sankcijos pagal tarptautinių sankcijų įstatymą ir tos, kurios yra nustatytos Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijomis ir taip pat nustatytos tiesiogiai taikomais ES teisės aktais. Pasirinktos įgyvendinti sankcijos yra formaliai neprivalomos, tačiau būtent tiek finansų įstaigos ir LTG įgyvendina ir Jungtinių Amerikos valstijų sankcijas, ir Jungtinės karalystės sankcijas. Ir papildomai yra nacionalinės ribojamosios priemonės, tai Lietuvoje kokios yra nustatytos Lietuvoje teisės aktais. Taip pat pažymėjau Lenkiją ir Ukrainą, tai nors tai nėra tiesiogiai, tačiau LTG grupė vykdo veiklą ir Lenkijoje, ir Ukrainoje per dukterinės įmonės, tai tuo atveju, jeigu veikiame kitoje jurisdikcijoje, taikome ir tos valstybės sankcijas. Kaip atrodo ta sankcijų patikra, kaip ją susidėlioti, tai turbūt kiekviena įmonė turi savo taisyklės, savo metodikas, ką mes taikome LTG grupėje, tai turime tokias 3 patikros linijas. Tai pirminė patikra, kurioje kiekvieną dieną dirbame būtent su klientų patikra, kur prieš sudarant sutartį, prieš vykdant kažkokį vežimą, vykdome patikras, paskui atliekame pakartotinės patikras. Sutarties vykdymo metu turime nusistatę periodiškumą, kada turime patikrinti iš naujo, ar įvyko kažkoks įvykis, taip pat ir vertiname rizikas. Tai ta pirminė patikra, jinai vyksta intensyviai ir nuolatos. Toliau antroje linijoje mes turime metodinę pagalbą ir viduje turime ir verslo atsparumo padalinį, ir sankcijų valdymo grupę, atskirus sankcijų ekspertus, kurie būtent kilus abejonėms, kilus įtarimams įsijungia į patikros procesą, ar patys atlieka patikrą, ar tiesiog pateikia tam tikrus patarimus, priima sprendimus, kaip galėtų būti vertinami vieni ar kiti faktoriai ir toliau jau užtikrina sankcijų valdymo sistemos kontrolę ir tobulinimą. Trečia kontrolės linija yra būtent pati kontrolė, kur yra vidaus arba išorės auditas, kurie periodiškai taip pat tikrina, kaip yra užtikrinamas sankcijų įgyvendinimas, ar visos metodikos atitinka, ar yra kažkokių tobulintinų sričių, tai tas sėkmės faktorius visada yra vertinamas. Pati LTG sankcijų ir nacionalinio saugumo atitikties patys dokumentai yra tokie 3 pagrindiniai blokai. Tai pirmiausia, turime aukščiausią dokumentą sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politiką bei nacionalinio saugumo atitikties politiką. Tai čia toks papildomas tas nacionalinio saugumo aspektas, bet iš esmės, ar ne, tai yra aukščiausiasis dokumentas, kurį priima mūsų jau aukščiausiai vadovai ir iš jo kyla būtent įgyvendinimo ir kontrolės metodika, kuri apibrėžia konkrečius metodus, kaip mes tikriname, kur yra nustatomos konkrečios taisyklės ir bendri momentai. Taip pat toliau, kadangi tai yra įmonių grupė, kiekviena įmonė susiduria skirtingai su sankcijomis, vieni su vežimais susiję, kiti su infrastruktūros valdymu, tai kiekviena įmonė ar netgi, jeigu reikalinga padaliniuose, yra nustatomi veiklos procesai, kur būtent jau atliepiant bendruosius principus yra suderinama konkreti metodika. Tai tiek būtų trumpai apie tai, kaip atrodo sankcijų atitiktis, sankcijų gyvenimas LTG įmonių grupėje.
Tačiau natūralu, kad susidurėme su iššūkiais ir tikrai kyla situacijų, kai skirtingai tiek mes, tiek mūsų klientai vertiname aspektus visus. Mes manome, kad asmuo gali būti sankcionuotas, klientas su tuo nesutinka. Tai visa ta istorija taip ir susidėlioja. Tai kokią mes turime praktiką? Tai jeigu trumpai išduodant rezultatą, tai 4.0 LTG naudai. Ir čia matote, esu įdėjusi pagrindinės antraštės iš portalų, kur tiesiog buvo konstatuota, kad būtent dukterinė LTG Cargo įmonė yra laimėjusi teismo procesus. Tai čia tik svarbu paminėti, ar ne, pristatysiu šias bylas, kad su sankcijų gyvendinimu teismuose susidūrė viena dukterinė LTG grupės įmonė, tai būtent LTG Cargo, kuri užsiima krovinių pervežimu ir tai yra svarbus aspektas, nes būtent vežimo procese yra vertinami visi aspektai. Tai ką galiu papasakoti, ar ne, trumpai, kaip atrodo vežimo grandinė, kad suprastume, kodėl būtent LTG Cargo atsiduria šitoje situacijoje. Kad jeigu krovinys keliauja geležinkeliu, tai jis nebūtinai keliauja iš mūsų kaimynų, tas tarptautinis vežimas jis gali keliauti ir iš tolimesnių šalių, gali būti Kazachstanas, tai yra tos šalis, iš kurių iškeliauja krovinys, keliauja per kitas valstybės ir atkeliauja į Lietuvą. Tai visais atvejais yra pateikiama paraiška krovinio pervežimui, kur yra atliekama pirminė sankcijų patikra. Tai čia toks irgi labai įdomus momentas, tai gali būti, ar ne, mes nebūtinai turime tikrinti subjektą, mes pirmiausia tikriname, ar krovinys yra nesankcionuotas, po to tikriname subjektus, kurie konkrečiai dalyvauja šiame pervežime. Vėliau jau, jeigu kyla abejonių, keliaujame į būtent kontroliuojančių tuos subjektus asmenų patikrą. Tai viena iš tų bylų, kurią norėčiau ir pristatyti, kuri nukeliavo į aukščiausią teismą ir turime aukščiausio teismo sprendimą. Tai būtent byloje buvo sprendžiama dėl nuostatų reglamentuojančių tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, asmens priskyrimo sankcionuotam kriterijus ir atleidimo nuo atsakomybės už sankcijų asmenį pritaikymo sąlygas. Būtent teismas taikė ir aiškino šias nuostatas. Tai pagrindinis aspektas, kokia yra situacija praktinė, tai pagal vežimo organizavimo sutartį LTG Cargo turėjo pervežti vagonus su kroviniu ir grąžinti tuščius, ar ne? Nes jeigu mes kalbam apie prekių pervežimą geležinkeliu, tai pirmiausiai važiuoja krovinys, vagonas yra transporto priemonė ir vėliau jisai arba grįžta tuščias, arba gali būti pakraunamas ir judėti toliau. Tai šiuo atveju krovinys nebuvo sankcionuotas, jis buvo pristatytas ir vėliau tie vagonai turėjo būti grąžinti į būtent savininkui, tačiau tuščių vagonų pristatymas jau Lietuvoje nebuvo suderintas ir įvykdytas, nes gavus vežimo paraišką nurodyta, kad vagonų gavėjas, asmuo, kuris nurodytas kaip vagonų gavėjas, nors nėra tiesiogiai sankcionuotas, yra valdomas sankcionuotų asmenų. Ir kaip ir prieš tai pristatinėjo Neringa, ar ne, tai didžiausia dalis visų klausimų kyla tada, kai mes kalbame apie netiesiogiai sankcionuotus asmenis, kai mes vertiname ryšį ir visus kitus aspektus. Tai kas vyko toliau šioje byloje, tai ką pasisakė teismas, kad vertinant, ar ūkio subjektas gali būti laikomas priklausančiu nuosavybės teisę, ar ne, pagal reglamentą pakanka nustatyti, jog sankcionuotas asmuo nuosavybės teisę valdo 50% ar daugiau ūkio subjekto akcijų. Tai šiuo atveju aš plačiau jau nebepasisakysiu, nes Neringa tikrai ne vieną bylą pristatė ir papasakojo, kaip ten yra su tais 50%. Mūsų atveju taip pat buvo klaustukų, nes būtent pats vagonų gavėjas Rusvenilas nebuvo sankcionuotas, tačiau jis priklausė koncernui ir atitinkamai ten atsirado jo savininkai, kurie yra sankcionuoti asmenys. Jų buvo tikrai nemažai ir buvo didžiulis tyrimas atliktas ir skaičiavome tos procentus, kiek koks konkretus asmuo turi akcijų ir ar jos sudaro ar nesudaro, taip pat kontrolės mechanizmas
Tai šiuo atveju ir buvo tokia situacija, kad teismas konstatavo, jog asmuo yra laikytinas sankcionuotu, nes jį kontroliuojantys subjektai yra sankcionuoti ir valdo daugiau nei 50% akcijų. Taip pat irgi svarbus aspektas, kad ekonominiai ištekliai turėjo būti įšaldomi, tai šiuo atveju ir įvyko ta situacija, ar ne, vagonai buvo sustabdyti ir nebuvo leista jų grąžinti ir pasinaudoti būtent tam subjektui, kuris buvo pripažintas sankcionuotu. Antra dalis, kuri yra labai svarbi bylose, irgi tai, ką ir paminėjo Neringa, yra dėl atsakomybės taikymo ar netaikymo ūkio subjektui, kuris sustabdė būtent tų įsipareigojimų vykdymą. Tai mūsų byloje buvo tokia situacija, jog teismas ir pasisakė, kad kiekvienam verslo subjektui yra pareiga vertinti kito asmens sąsają su subjektu ir atitinkamai spręsti dėl tokių santykių galimumo. Čia dar labai svarbu paminėti ir kitą momentą, kaip atrodo būtent tas vertinimas, įgyvendinimas, kokia buvo komunikacija. Ir čia toks labai svarbus aspektas yra, nes būtent teismas šioje byloje ir konstatavo, kad LTG Cargo veiksmuose nebuvo jokių neteisėtų ar aplaidžių veiksmų. Tai reiškia, vyko komunikacija, mes teikėme klausimus, buvo susirašinėjimas, mes nurodėme, kodėl mes manome, kad toks asmuo yra sankcionuotas. Kita pusė atitinkamai privalėjo reaguoti ir teismas įvertino, jog tas jų reagavimas nebuvo pakankamas, o LTG Cargo veiksmai buvo būtent tinkami ir buvo aktyvus. Ir dėl to buvo konstatuota, jog būtent tai, jog LTG Cargo susilaikė nuo veiksmų, kuriais galėjo būti išvengiama ar neįgyvendinamų tarptautinių sankcijų, todėl tokie veiksmai negali būti laikomi neteisėtais. Tai pagrindinė teismo žinutė ir buvo apie būtent taikymą ar netaikymą, kad kiekvienas subjektas turi veikti sąžiningai ir neaplaidžiai ir dėl to nebus taikoma civilinė atsakomybė už sankcijų įgyvendinimą. Tai tokia buvo mūsų pirma byla. Antra byla, kuri pasibaigė apeliacinėje instancijoje, tai buvo LTG Cargo su Intermodal Container Service. Irgi atitinkamai buvo suformuluotas reikalavimas dėl žalos atlyginimo neįvykdžius pervežimo. Tai situacija gana panaši į tai, ką pristačiau būtent prieš tai buvusioje byloje. Čia tiesiog mes turėjome kitą situaciją, kur ekspedijavome ne ES šalių tranzitinius krovinius. Tai kuo skiriasi faktinės aplinkybės, įdomumo dėlei, ar ne, kad atlikus pirminį patikrinimą buvo patvirtinta įvežimo paraiška. Krovinys įvažiavo į Lietuvos Respubliką ir šiame etape buvo atliktos papildomos, eilinės ar ne procedūros ir buvo nustatyta, kad būtent krovinio siuntėjo Baltarusijos įmonė Svetlogorsk and Cardboard Mill galutiniams jos naudos gavėjams yra taikomos sankcijos. Todėl krovinių vežimas buvo sustabdytas ir kroviniai buvo grąžinti atgal siuntėjui. Tai koks yra svarbus momentas, ar ne, kaip pristačiau tą visą procedūrą, kaip veikiame šitoje rinkoje, tai toks labai svarbus momentas, ar ne, kad gauname paraišką, pasitikriname, įvažiuojant prekiams į Lietuvą taip pat yra vykdoma patikra, nes tai ir ne tik sankcijų atitikties, tai ir muitinės, ir visi kiti dokumentai, ar ne, tai yra labai svarbu tą sankcijų patikrą vykdyti nuolat. Tokią jau mes esam savo nusistatę žinutę. Tai grįžtant prie šitos bylos, dėl ko kilo ginčas, tai būtent ar Baltarusijos įmoniai nesant tiesiogiai įtraukta į reglamentą, būtent turėtų būti įgyvendinamos sankcijos. Šiuo atveju, kuo skiriasi situacija, tai būtent pati Baltarusijos įmonė nebuvo tiesiogiai įtraukta į sankcionuotų subjektų sąrašą, tačiau ji buvo kontroliuojama Baltarusijos valstybei, kurios prezidentui ir vyriausybei yra taikomas ES sankcijos. Tai vėlgi, šios įmonės 99,9 įmonės akcijų priklauso vyriausybei, kuri yra pavaldi prezidentui, prezidentas yra įtrauktas į sankcijų sąrašą.
Čia toks labai svarbus aspektas, kurį galėtume irgi atkreipti dėmesį, jeigu mes kalbėtume apie demokratinę valstybę, tai mes sakytume, tai o koks čia yra skirtumas, ar ne? Tai yra prezidentas, yra valdžių pasidalymo principas, yra vyriausybė ir tos valdžios institucijos ir jų galios yra apribotos, bet turime suprasti kontekstą ir teismas tą ir akcentavo, kad Baltarusijos valstybė nėra laikoma demokratinė valstybė ir tai yra būtent toks truputėlį diktatūrinis režimas ir kiekvienu atveju ta kontrolė reiškia, kad konkretus asmuo kontroliuoja visus kitus subjektus ir tas valdžių pasidalymo principas neveikia. Įdomus aspektas šioje byloje buvo tas, jog bylos nagrinėjimo metu teisme subjektą kontroliuojančiam asmeniui, nes vėlgi pati įmonė buvo irgi platesnio holdingo dalis, buvo pritaikytos JAV sankcijos. Ir nors ar ne mūsų teismuose buvo sprendžiama dėl ES sankcijų taikymo, tačiau pritaikius JAV sankcijas ir įvertinus tiek sudėtį įmonės, tiek kontroliuojančios asmenis, teismas irgi konstatavo, jog nebuvo esminių pokyčių, dėl to tai buvo papildomas įrodymas, jog tai, jog yra įgyvendinamos, yra pritaikytos JAV sankcijos, tai gali būti įrodymų, jog tai įmonė yra laikytina kontroliuojama sankcionuoto subjekto. Dėl civilinės atsakomybės taikymo teismas atitinkamai nuosekliai laikėsi būtent jau formuojamos praktikos, kad atsakovė LTG Cargo pagrįstai sustabdė krovinių vežimą, nes būtent kilo pareiga įgyvendinti sankcijas ir sustabdžius krovinius LTG Cargo veikė aktyviai, bendradarbiavo, atsakė paklausimus, informavo apie visus veiksmus. Tai šiuo atveju tai, ką minėjau pradžioje, ar ne, turėčiau sugrįžti ir akcentuoti, kad net tokia situacija, kur atrodo pirminis dokumentas buvo patvirtintas, kad priimta vežimo paraiška ir kroviniai fiziškai atkeliavo, nereiškia, kad turime užsimerkti prieš nustatytus faktus ir ne toliau jau sakyti, kad jau jeigu patvirtinom, turim užbaigti tą paslaugą. Ne, turim nuosekliai tikrinti ir net jeigu pirminėme etape, čia kyla aišku tokia diskusija, ar pirminėme etape galėjo būti nustatyta, ar negalėjo, sunku pasakyti, ar ne, nes ta situacija pirminė yra tikrinama pagrindinė, vėliau jau yra lendama į tuos aspektus, tai aišku, pirminėje patikroje visada pasitikrinam tiesiogiai sankcionuotus asmenis, vėliau turbūt neturėtų kilti situacija, kad jau krovinio vežimo metu iškyla, bet net jeigu jinai iškyla, tai turime aktyviai veikti ir tą sankcijų įgyvendinimą užtikrinti. Trečioji LTG Cargo byla, irgi pasibaigusi apeliacinėje instancijoje, būtent buvo dėl vežimo organizavimo sutarties nutraukimo ir ieškovas prašė pripažinti neteisėtų sutarties nutraukimą. Čia turėjom irgi įvairių iššūkių ir įdomybių. Tai pirmiausia buvo nutraukta vežimo organizavimo sutartis dėl esminio sutarties pažeidimo, kuomet mes konstatavome, jog buvo padarytas esminis pažeidimas ir nebuvo užtikrinta būtent sankcijų atitiktis iš mūsų kliento pusės. Tai teismas šiuo atveju ir vertino, ar būtent uosto vartai tinkamai įvykdė pareigas pagal sutartį ir ES sankcijų reikalavimus, kai buvo vežamos mineralinės trąšos. Tai toks įdomus momentas, ar ne, jis yra čia parašytas, aš tiesiog jį įgarsinsiu. Visi dokumentai irgi atitinkamai buvo teisingi, buvo tinkami, subjektas nebuvo sankcionuotas ir net neturėjome sąsajų, jog jį valdo sankcionuoti asmenys, tačiau papildomų patikrų metu paaiškėjo, jog ta įmonė veikia tuo pačiu adresu, kaip ir būtent trąšų gamintojas Grodno Azoto gamykla. O pati Grodno Azot yra sankcionuota įmonė. Tai jeigu mes turime tą patį adresą, ar yra tikimybė, kad tai gali būti sankcijų apėjimas? Tikėtina, kad gali. Ar ne, turime tikrinti iš naujo ir pasižiūrėti, kaip visa tai atrodo iš tikrųjų.
Tai tam jau pasitarnauja įvairiausi aspektai, jie gal neturi tiesioginių įrodymų teisme, bet jeigu mes patys norime įsitikinti, tai mes galim įsijungti Google Maps'ą, pasižiūrėti, galim naudoti kažkokius kitus paieškos šaltinius, ar ne, tai tik tai tiek, kad jeigu jau mes norime priimti sprendimą, mes turime įsitikinti. Tai šiuo atveju, ar ne, net ir gamykla, jeigu mes kalbėtume apie įmonės biurą, tai turbūt niekam nekiltų klausimų, gali veikti 5 biurai vienu adresu. Bet ar gali veikti 2 gamyklos vienu adresu? Mažai tikėtina, ar ne? Tai šiuo atveju ir konstatavome, kad būtent tai yra vienintelė Grodno Azot gamykla, kuri gamina mineralinės trąšas, adresas sutampa ir mes kreipiamės į mūsų klientą prašydami pateikti deklaracijas, patvirtinti, jog krovinys nėra pagamintas sankcionuotoje įmonėje. Tai šiuo atveju tokių deklaracijų nepateikėme ir konstatavome būtent sutarties pažeidimą esminį, dėl ko praradome pasitikėjimą klientų ir tą sutartį nutraukėme. Tai teismas buvo mūsų pusėje ir konstatavo, kad, kaip ir jau irgi esu pasisakiusi, ar ne, kad visus sutarties vykdymo laikotarpiu ir kiekviename krovinio vežimo etape turi būti atliekamas atitikties vertinimas, tai čia šiuo atveju irgi aspektas, kad patys uosto vartai nebuvo tiesiogiai nei gavėjas to krovinio, jie veikia kaip ekspeditorius, tai reiškia organizavo pervežimą iš gavėjo, iš siuntėjo jo krovinio gavėjų. Tai teismas šioje vietoje irgi pasakė, kad visi subjektai, ar ne, taip kaip ir numatyta įstatyme, turi atlikti patikrą sankcijų. Tai reiškia, ne tik LTG Cargo kaip vežėjas turi įsitikinti ir atlikti už visus darbą, tai reiškia ekspeditorius, kuris organizuoja pervežimą, jis taip pat turėjo kelti tos klausimus, jeigu jam kilo klausimų, jis turėjo įsitikinti, jeigu mums kilo klausimų, kadangi mes sutartį turime su būtent uosto vartais, jis turėjo mums tuos klausimus atsakyti ir pateikti dokumentus. Tai kadangi nebuvo pasirašytos deklaracijos apie krovinio kilmę, tai teismas ir konstatavo, jog būtent uosto vartai nevykdė pareigos įsitikinti, kad krovinys nėra pagamintas sankcionuotoje įmonėje ir būtent dėl to LTG Cargo pagrįstai prarado pasitikėjimą ir pati ieškovė, būtent uosto vartai privalėjo žinoti ir įsitikinti, ar ne, kaip yra su tuo vežimu ir ar ten nėra sankcionuotų asmenų. Taip pat teismas tiesiog plačiau pasisakė dėl civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindų, būtent dėl esminio sutarties pažeidimo, kad pagal šį straipsnį LTG Cargo turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, kad abi šalis turėjo vienodą pareigą vykdyti tarptautinių sankcijų sąlygas ir tie būtent uosto vartų duomenys ir atlikti veiksmai buvo nepakankami. Tai šiuo atveju vėlgi mes kalbame apie aukštesnį interesą, mes nekalbame tik apie šalių santykius, mes kalbame apie tai, jog valstybei pačiai yra labai svarbus sankcijų gyvendinimas ir visos šalis turi būti sąžiningos ir atsakingos įgyvendindamos sankcijas. Tai ir taip pat ir įdėjau, ar ne, tos pagrindinius punktus, kad nesilaikytos sąlygos, kad tai yra esminė reikšmė būtent sutarties ir tai sukėlė pagrindą jau atsakovui nesitikėti, kad sutartis ateityje bus tinkamai vykdoma pagal jos nuostatas. Tai tokia buvo trečioji byla ir dar viena tokia įdomesnė byla, nėra tiesiogiai susijusi su sankcijų režimu, nes su ta pačia įmonė uosto vartai turėjome dar vieną bylą, kuriuose buvo prašyta paneigti neva tikrovės neatitinkančią informaciją. Tai šios bylos numerį nurodžiau, bet nerasite infolekse, nes byla pasibaigė pirmoje instancijoje ir tas sprendimas nėra paviešintas, tačiau trumpi aspektai, ar ne, kadangi visi susidurėme ir tam tikrais atvejais turime komunikuoti, jūs turbūt irgi iš ankstesnių laikotarpių žinote, kad LTG grupė buvo atsidūrusi sankcijų įgyvendinimo epicentre, kur vyko daug ir visokių susitikimų, ir viešų pranešimų, ir komentarų. Tai
buvo būtent koks buvo veiksmas, koks buvo ieškinio reikalavimas, tai buvo prašoma pripažinti, kad 23 metų kovo 9 dieną viešai išplatintas pranešimas, kad stiprindama sankcijų apėjimo režimą, bendrovė Lietuvos geležinkeliai teigia nutraukianti sutartį su būtent Klaipėdos bendrovėmis Uosto vartai ir birių krovinių terminalas, nes jos bandė apeiti sankcijas antrą kartą. Ir ten dar buvo citata ir papildomai ar ne, kad buvo išsiųsti įspėjimai, kad veikla nėra suderinama su nacionaliniu saugumu ir kelia didžiulių rizikų mūsų reputacijai. Tai buvo prašoma pripažinti, kad tai neatitinka tikrovės ir pažeidžia būtent ieškovės dalykinę reputaciją. Tačiau ši byla taip pat baigėsi teigiamai, nes teismas konstatavo, kas irgi yra svarbu, ar ne, jeigu komunikuojame apie sankcijų įgyvendinimą, kad mūsų atveju, iki ginčiamų pranešimų paskelbimo viešoje erdvėje jau buvo pasirodžiusi informacija apie galimą sankcijų apėjimą, tai čia buvo būtent nepriklausomų žurnalistų atliekami tyrimai, reportažai ir visa kita, tai pats būtent pranešimas LTG Cargo įmonės jau nebuvo kažkokia naujiena, ar ne, ir teiginių pobūdis, ar tai yra nuomonė ar faktas, nes teismas būtent vertina, ar buvo išsakyta nuomonė, ar buvo konstatuotas faktas. Tai iš esmės teismas pažymėjo, kad būtent dalis paskelbtų teiginių buvo vertinamojo pobūdžio, ir tai buvo laikytina nuomonė ir tai nebuvo kategoriškas faktas. Tai, o pagal jau Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką vertinamojo pobūdžio teiginiai turintys faktinį pagrindą nelaikomi tikrovės neatitinkančiais. Ir būtent ta antra prašoma pripažinti neatitinkančios tikrovės teiginio dalis buvo būtent dėl nacionalinio saugumo aspekto. Tai šioje byloje irgi teismas pasisakė, kad nacionalinio saugumo interesai apima ir tarptautinių sankcijų laikymasi, nes būtent ir buvo ginčas byloje, ar sankcijos yra tiesiogiai susiję, ar čia yra saugumo klausimas ar ne. Tai šiuo atveju buvo konstatuota, kad tai apima nacionalinio saugumo interesus ir atitinkamai, kad nebuvo užtikrintas sankcijų laikymasis, tai LTG Cargo turėjo pagrindą viešai kelti klausimus dėl veiklos suderinamumo su nacionalinio saugumo interesais. Tai čia dar galėčiau tiesiog papildyti, ar ne, nors abi bylos pasibaigusios 24 metais, bet dėl dalykinės reputacijos ši byla pasibaigė vėliau negu dėl sutarties nutraukimo, tai reiškia teismas turėjo jau įsiteisėjusi teismo sprendimą, kuriame buvo konstatuota, kad sutartis nutraukta teisėtai, tai turbūt tai irgi lėmė teismo įsitikinimą, kad būtent informacija buvo pagrįsta ir ji galėjo būti tokia paviešinta. Tai tokias mes turim 4 bylas, bet dar galvojau, ruošdamasi šiam pranešimui, o tai kaip dirbti, ką mes galim padaryti geriau, paprasčiau ir turiu jums kelis patarimus. Tai turim susidėliojau tokius pagrindinius aspektus, kas padeda, ar ne, užtikrinant sankcijų įgyvendinimą. Tai pirmiausia, sutartiniai įsipareigojimai, papildomos nuostatos apie sankcijas sutartyse. Tai čia dar noriu pažymėti, kad visose sutartyse yra, jeigu tai yra vežimo sutartis, yra nurodyta, kad šalis papildomai įsipareigoja viena kitai laikytis sankcijų įgyvendinimo ir užtikrinti, kad tie kroviniai būtų nesankcionuoti ir siuntėjai, gavėjai ir visi kiti, kurie dalyvauja tame vežime, būtų nesankcionuoti. Tai taip pat teismui buvo aktualu, pasisakė, jog papildomas įsipareigojimas tikrai jau duoda šalim aiškiai suprasti, jog tai yra svarbi sutarties nuostata. Nuolatinė stebėsena, situacija gali pasikeisti bet kurią minutę, patikros turi būti vykdomos nuolat, kaip ir pristačiau, ar ne, savo bylose, kur įvažiuoja krovinys, patikrini, pasikeitė situacija. Tai reiškia, viskas keičiasi, reiškia, turim reaguoti.
Tikrinkite pateiktą informaciją, ji gali būti netiksli, gali būti suklastota, tai mūsų pavyzdys apie adresą, kur jeigu tiesiog iš pirmo žvilgsnio pasižiūrėsiu adresas, yra adresas, viskas tvarkoj, bet kas slepiasi po adresu, čia turbūt svarbu paminėti, jog yra du aspektai, yra klaidos ir yra tam tikrų sankcionuotų subjektų siekis tas sankcijas apeiti, nes sankcijų paskirtis ir yra, jog tai turi būti sustabdyta, turi būti apribota ir tai turi būti skausminga tam sankcionuotam subjektui, tai natūralu, kad jis gali išbandyti visus aspektus ir nebūtinai teisėtus. Tai šiuo atveju pasitikriname antspaudus, institucijas, nežinau, sertifikatą, kas išdavė, tai šiuolaikiniais dirbtinio intelekto laikais mes galim susigeneruoti bet kurį dokumentą, kuris keliauja elektroniniu paštu, tai dar galiu pasakyti, kad elektroninio parašo naudojimas labai palengvina tam tikrus aspektus, ar ne, jeigu mes prašome dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu. Tada komunikacija, prašykite būtent, kai jau jums kyla klausimų, net jeigu jau dar neturite indikacijų, bet komunikacija yra labai svarbi su klientais, su kitom institucijom, kad prašykite pateikti dokumentus, prašykite paneigti, informuokite, pasidalinkite tą informaciją, kurią jūs turite ir atitinkamai veikite aktyviai, ar ne, nes koks irgi labai svarbus momentas, jeigu sankcijų neatitiktis, čia pavyzdys yra ar ne nustatyta paslaugų teikimo metu, tai jau nuo sužinojimo jūs esate irgi už tai atsakingi. Tai reiškia, kad jūs turite veikti aktyviai ir tas sankcijų gyvenimą užtikrinti. Nes priešingų atveju jūs galite būti taip pat laikomas tas, kuris nesilaiko sankcijų gyvendinimo. Tai tiek būtų iš mano pusės apie LTG grupės patirtį sankcijų kontekste, kaip mes dirbame ir kokias turime bylas. Ačiū Jums labai už dėmesį. Labai ačiū, Vilma. Tikrai įdomus pranešimas. Jau užbėgote įvykiams už akių ir aš turėjau irgi klausimą, būtent kokių praktinių veiksmų imtis ūkio subjektams, kad jie išvengtų ginčių dėl sankcijų, ar jiems būtų pasiruošę ir kad užtikrintų veiklos atitiktį. Tai tikrai labai geri patarimai struktūruoti jau nuskambėjo. Kitas klausimas yra iš auditorijos, kiek vidutiniškai SARų tų pranešimų institucijoms pateikėte dėl galimų sankcijų pažeidimų per mėnesį kompetentingoms institucijoms? Į šį klausimą tiksliai negaliu atsakyti, nes nevykdau pati sankcijų patikros, tai turėčiau pasidomėti ir nebent papildomai atsakyti, bet šiuo atveju negaliu. Ačiū. Neringa, kalbant apie teismus ir jų praktiką, kokias pagrindinės tendencijas matote tarptautinių sankcijų bylose? Ar teismai labiau linkę taikyti formalų požiūrį, ar vis dėlto vertina ir proporcingumo ir teisingumo principus? Kaip Jums atrodo iš apžvalgos? Sakyčiau, tikrai vertina, bet matyt sankcijų kontekste tas proporcingumas, teisingumas, jis truputėlį tokį įgyja gal kitą atspalvį. Aš taip nuo toliau truputėlį pradėsiu. Aš norėčiau atkreipti dėmesį ir čia va taip visiškai pritarti ir akcentuoti vieną bylą, kurią Vilma irgi paminėjo, Margūno konkrečiai bylą, ir va būtent tą aplaidumo standartą, kuris suformuluotas buvo toje byloje. Tai jeigu mes kalbam apskritai apie civilinius santykius, tas aplaidumo standartas jis truputėlį kitaip ten yra interpretuojamas ir kaip galima tai nesąžiningai aplaidžiai elgtis. Sankcijų kontekste apsukomas šitas tarsi kaip ir standartas ir sakoma, tu galėsi nubaustas tik tada, jeigu tu sankcijas aplaidžiai nesąžiningai įgyvendini, nes priešingų atveju, jeigu tu sąžiningai įgyvendinai sankcijas ir dėjai pastangas, tai reiškia, negalima nustatyti to aplaidumo, tai kaip ir atsakomybės klausimas labai toks bus sunkus iškelti. Tai šitoje vietoje matyt, aš sakyčiau, kad tendencija teismų tikrai yra
palaikyti sankcijų įgyvendinimą, tai matyt tas vienas yra toksai labai aktualus momentas ir jau kelių tų tokių labai aiškių standartų suformulavimas, tarkim, ta pati kontrolės prezumpcija, ar ne, arba tas sankcijų, nu, tam tikra prasme, eksteritorinis taikymas, irgi va toks išplėtimas, kad tos sankcijos tik tai būtų, nu, va, palaikomos ir jų gyvenimas palaikomas. Informacijos teikimo pareiga, labai labai aiškus jos patvirtinimas, ar ne, kad būtų sudaromos galimybės ne šiaip teisme ginčytis, ar ne, tu neįrodai, kad aš sankcionuotas. Ne, tai yra apkreipiama, na, pareiga įrodinėjama ir pasakoma, tai tu parodi, kad tu nesi sankcionuotas ir tuomet jau galim kalbėtis apie kažkokias sutartinės pareigas ir jų įgyvendinimą. Tai šitoje vietoje tikrai bet labai svarbus šitas akcentas ir matyt dar aš noriu tokį akcentą uždėti ir tai susiję ir su reguliavimo pasikeitimu. Matyt, dauguma atkreipia dėmesį, bet jeigu kartais ne, tai paakcentuosiu, bet pastarųjų metų laikotarpyje pasikeitė sankcijų vengimo arba apeigimo, pavadinkim, tas draudimo formuluotė. Ir jeigu atkreipia dėmesį, jeigu ne, tai aš dar taip prie jo sugrįšiu. Anksčiau mes turėjome, na, tas draudimas buvo formuluojamas kaip tyčinis. Draudžiama ten sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuri pažeistų sankcijas. Tokia vat siaura buvo formuluotė. Šiai dienai formuluotė reglamentuose skamba kitaip ir aš šiaip jau visiškai taip tiesiai nepacituosiu, bet, na, mintis būtų tokia, kad ne tik draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti, bet lygiai taip pat draudžiama dalyvauti nesiekiant tikslo apeiti, bet suprantant, kad tas tikslas va toks va bus ir leidžiant tam įvykti. Tai reiškia jau nebūtinai tyčinis sąmoningas sankcijų apėjimas. Turint tai mintyje, ir kartu, vat, kalbant ir apie tą aplaidumo standartą, tikrai mes galim tikėtis ir manyti, kad teismai ir toliau sankcijų bylas turėtų spręsti palaikant kiek įmanoma sankcijų įgyvendinimą, net jeigu kartais, vat, kaip labai ir Vilma gražiai iliustravo geležinkelių bylose, ne visais atvejais tu gali ateiti ir įrodyti, kad tu tikrai turi kitoje pusėje sankcionuotą subjektą. Bet jeigu tau kyla ta pagrįsta abejonė ir tu, na, prašai, komunikuoji, galbūt negauni pakankamai atgal komunikacijos iš kito subjekto, tai nebūtinai reikš, kad tave, na, turės pagrindą nubausti teismai, atvirkščiai, greičiau atvirkščiai. Tai aš sakyčiau, kad teismai laikosi tikrai tokios pozicijos, kurioje ieško, na, matyti teisingiausio tokio proporcingo būdo, kad sankcijų tikslai būtų palaikomi ir įgyvendinti. Ir aišku, matom, kad tais atvejais, kai nėra to atsakymo lietuviškose teismuose, mūsų teismai tikrai nebijo kreiptis ir į europinius teismus. Tai tas labai akivaizdu ir tikrai, nu, vat, to pagrindu mes turėsime svarbių precedentų. Ačiū, Neringa. Vilma, dar toks klausimas, jūsų bylos iš tiesų yra specifinės ir labai įdomios, daug faktinių aplinkybių. Kaip manote, ar grįžtant prie teismų, yra poreikis didinti, tarkim, teismų specializaciją sankcijų bylose? Ar, na, kaip sekasi komunikacijoje su teisėjais? Aš manau, kad teisėjai tikrai yra kvalifikuoti ir kompetentingi, tai šiuo atveju yra gal labiau aktualu iš pačių šalių pusės tą visą situaciją pateikti aiškiai ir konstruktyviai. Nes net jeigu turime kažkokių įtarimų, tai juos turime kažkaip įvardinti konkrečiai, nes negalim sakyti, kad man atrodo, kad turėtų būti sankcionuotas, tai tikrai yra nuoseklus ir rimtas darbas tą sudėlioti, o teismas kaip specialistas tikrai atsižvelgia ir įvertina. Mūsų patirtis rodo, jog tikrai teismai gilinasi į tas aplinkybės, vertina ir yra labai svarbu viską padėti teismui ir paaiškinti, kokią logiką vadovavaisi, kaip tu priėjai prie tokio sprendimo, jog tas asmuo gali būti sankcionuotas. Ačiū. Kitas klausimas, kalbant apie prekių kilmę. Jeigu žaliavos sankcionuotos, kilusios iš Rusijos, perdirbtos Turkijoje, parduotos į Italiją ir galutinai ekonomiškai reikšmingai perdirbtos Italijoje, ar tokiu atveju galutinis produktas būtų laikomas itališkos, turkiškos ar rusiškos kilmės pagal Sąjungos muitinės kodeksą, kaip suprantu klausimas? Neringa, gal? Matyt, trumpai galėsiu ir pakankamai bendrai, nes čia tikriausiai yra vienas iš tų atvejų, kurį jau tikrai reikia labai giliai analizuoti tiek dėl pačios žaliavos,
tiek dėl tos galutinės prekės, kokia tai prekė yra. Tai priklausomai vėlgi, ar ne, nes kalbam apie rusišką reglamentą, šiuo atveju aš suprantu kaip aktualų, tai rusiškam reglamente draudimai, kas liečia importą, jeigu kalbam apie su sankcijom jau susijusias prekes ar žaliavas, tai paprastai atsakant, jeigu sankcionuotos yra žaliavos, ar ne prekės, o žaliavos, tai be abejo toks vat, atvejis jisai turėtų patekti po reglamento. Jeigu mes kalbam apie prekę kaip galutinę, kuri, tokia kaip prekė patapo Italijoje, čia jau reikėtų labai analizuoti tiksliai. Papildomai aš paminėsiu, kad tikrai mes Lietuvoje turim dar ir nacionalinių teisės aktų ir turim nacionalinių papildomų ribojimų, kurių beje Europa neturi. Čia gali, kaip sakyti, kilti klausimas, ar tikrai yra suderinimas su laisvo prekių judėjimu ir panašiai, bet reikia turėti minti, kad yra ir vyriausybės nutarimai, kurie papildomai įveda ribojimus tam tikrom žaliavom ir prekiam. Ir jeigu, tarkim, ar ne, žuvies kažkokią produkciją. Tai šitoje vietoje tokiais atvejais būtų laikoma nuo to momento, kur ta žuvis yra pakauta, nesvarbu, kad jinai galėjo kažkur reikšmingai būti perdirbta kitur. Tai čia labai priklauso nuo tikslių formuluočių ribojimo, kaip skamba, ir tada nuo tikrai labai tokių detalių ir techninių niuansų, kur ir kaip jinai perdirbta. Vien tas faktas, kad jinai yra kažkur išvežta ir perpakuota ta prekė, jis nelems to, kad pasikeis jos kilmė. Tai šitas faktas garantuotas, o toliau jau reikėtų analizuoti giliau. Ačiū. Turime klausimą Vilmai. Kaip atliekamas krovinio patikrinimas ir įvertinimas, ar prekė nėra draudžiama sankcijose gabenti, ar nėra sankcionuota, ar realiai vežama tai, kas deklaruota? Šiuo atveju galiu pirmiausia pakomentuoti tai, jog kai kalbame apie prekes, ar ne, tai ta, kurią minėjau, pirminė patikra yra dokumentų patikra, kur yra nurodoma, kokia prekė, jinai turi savo kodą ir tai yra atliekama. Tačiau dėl realumo, ar ne, tai nėra tik būtent LTG atsakomybė, nes mes kalbame apie tai, kad esame valstybė, kuri turi išorinę ES sieną ir prekės pas mus atkeliauja per muitinę. Tai visą patikrą vėlgi atlieka muitinės tarnyba, o mes šiuo atveju esame taip pat dar yra muitinės tarpininkai, kurių irgi yra užduotis tos dokumentus sutikrinti, pateikti, o muitinė jau atlieka konkrečią patikrą. Mes savo atveju bendradarbiaujame ir dalinamės turimą informaciją, tai kas buvo mums pateikta, jeigu kyla abejonių, taip pat pati muitinė gali pasiprašyti atgabenti jai krovinį patikrai, ekspertizai ir taip toliau, tai šiuo atveju tai nėra tik tai LTG atsakomybė, kalbant apie konkrečią prekę. Dėkoju. Neringa, apibendrinant, jei reikėtų išskirti vieną ar dvi svarbiausias pamokas iš pastarųjų metų teismų praktikos sankcijų srityje, kokios tai būtų? Sakyčiau, teismai, matyt, pakankamai aiškiai padėliojo jau šalių atsakomybės ginčuose, ar ne, kaip kas turėtų teikti informaciją, pakankamai aiškiai patvirtino, kad sankcijų reguliavimas vis dėlto yra tas specialusis, tai reiškia, tai paprastai šnekant svarbesnis negu tas tik tai bendrasis reguliavimas ir atvejais, kai kyla kažkoks civilinis ginčas, tai civilinės prievolės jos tampa mažiau svarbios, tarkim taip, vis dėlto tą prioritetą turi sankcijų reikalavimų įgyvendinimas ir aš sakyčiau vis dėlto tas aplaidumo standartas, kuris sustiprina apėjimų arba vengimų prevenciją ir kontrolę. Čia aš sakyčiau, kad teismai mūsų tikrai pradėjo formuoti ir tęsia formavimą tikrai tokios svarbios praktikos. Ir tokia, matyt, paprasta, supaprastinta žinutė būtų nieko tokio, jeigu sankcijų srityje padarysit daugiau negu reikia, jau geriau daugiau negu mažiau. Tai taip iš tiesų, tam tokiam civiliniam santykiai, tai nėra galbūt visiškai įprasta, priimtina, kartais šalis tikrai paliekamos kažkokiam tokiam sutartiniam neaiškume.
bet sankcijų gyvendinimo kontekste teismai formuoja tokią griežtą praktiką. Tai sakyčiau, kad matyt svarbiausios pamokos būtų šitos. Ir aišku, be jokios abejonės laukiam, ką pasisakys europiniai teismai mūsų bylose, ar šioje vietoje mes ne per liberaliai interpretavom kai kurios dalykus. Tai čia irgi bus įdomu, nes susidūrus su kitomis šalimis ir kitomis nacionalinės priežiūros institucijomis, kurios pasisakė taip pat mūsų iškeltais klausimais, tikrai matyti, kad Europa tam tikrus dalykus supranta nebūtinai vienodai. Tai čia matyti irgi pakankamai toks svarbus signalas ir bus matyti, kaip vystysis toliau. Ačiū už atsakymus. Tai iš tiesų norėčiau pereiti prie baigiamojo žodžio ir padėkoti mūsų pranešėjams už tikrai vertingas įžvalgas ir pasidalintą patirtį. Taip pat visiems dalyviams už dėmesį ir įsitraukimą. Tikrai šiandien aptarėme svarbius klausimus ir labai tikiuosi, kad šios diskusijos padės geriau suprasti aktualius teisinius iššūkius, žinoma, pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Turėjome tikrai šaunių, naudingų praktinių patarimų. Taip pat linkiu sėkmės toliau gilinant kompetencijas šioje tikrai sparčiai besikeičiančioje srityje ir tariu iki kitų susitikimų. Ačiū visiems.